jälkeen TPS voi. Šitą. Jo, ir kalbėsim mes apie kaip tu pradėjai. Prasėsim per tavo Elite prospektus ilgus labai didelius. Tada aš padariau su ChatGPT tokį įdomų šitą. Kadangi Scout Reports apie tave nelabai yra, tai ChatGPT surankiojo apie tave iš viso bendrą informaciją, padarė tokį Scout Report. Tai vat galėsi pasakyti, ar teisybė, ar neteisybė, ar ChatGPT nesąmonė nerašo, nors dažniausiai jis rašo nesąmonę. Žinai, visko būna. Nu, įvertinsim, pasižiūrėsim. Jo, nes reportas tai labai geras. Taip, iš karto, vat ir... Tu turi dargi brolį, ne? Donatas. Taip, vyresnis. Ne, Donatas. Donatas. Jo, Donatas. Jisai vyresnis už tave. Jo, 3 metais vyresnis. Nu, tai aš jau spėju, kad dėl brolio. Tai taip ir buvo. Jisai lankė ledo ritulį, čia Elektrėnuose pas mus ten daug veiklų kažkokių nebuvo. Aš kaip jaunesnis gal irgi neturėjau tiek daug užsiėmimų, tai eidavau, žinai, ledo rūmus ir žiūrėdavau tas treniruotės. Seilę varvindavau, žinai, patikdavo, kad jie ten čiuožė, atrodė smagiai. Kažkiek tai taip laiko pavaikščiau ir prašiau pas tėvus, kad ir mane leistų. Tai pradžiai, žinai, gal čia nepatiks, kam čia to reikia, žinai, vieno gal užtenka. Po to kažkaip atėjo į mokyklą treneriai rinkti, nu ir aš kažkaip užsirašiau. Tai koks treneris? Pradėjau, jei neklystu, pirmas kelias treniruotės pas Krumkačio, po to Jatkauskas mus perėmė. Andrius Jatkauskas? Taip, jis Elektrėnuose pradėjo. O čia tai, nežinojau, aš matai kažkaip praklausiau šitą momentą, supratau, nu. Tai aš pradėjau ten čiuožti, aišku, pradžioj, ten gal ir finansai nebuvo tokie geri, davė figūrinės pačiūžas, tėvas dantukus nugalando, žinai, kad galėčiau spirtis normaliai. Ir eidavo šitom figūriniam pačiūžom, žinai, pradėt. Tai vis tiek nepatiks po to, žinai, investuoti tą aprangą, tais laikais ir pinigų netiek daug buvo. Tai su tom figūriniam ir pradėjau, žinai. Bet kažkaip nuo pradžių užsikabinau, man patiko tas sportas. Ten, aišku, ne taip gerai viskas gal ir sekės pradžiai, bet noro niekada kaip ir nepraradau. Tai taip su Jatkausku po to pradėjom. Tuo metu jums reikėjo jau kaip tėvam mokėti už ledo ritulį, ar nebuvo pinigų tarsi tai, kad tai buvo brangiau lankyti šeimai, sakykim, tėvams našta, ar čia buvo Elektrėnų kažkaip savivaldybėje buvo sunkiau? Ne, ta prasme, už pačius užsiėmimus aš taip labai ir neatsiminsiu tiksliai, bet jeigu ir buvo, tai turbūt simbolinis mokestis, bet labiau, žinai, nuo nulio tą visą aprangą susipirkti kainuoja. Tai po to, žinai, kažkas, jau kaip vėliau, tai kas brolio tinka, aišku, kaip jaunesniam tenka padėvėta, padrožta. Kažkur ten pirštinės gauni, iš kažkur kažką susiuvo, tai ir čiuoždavau. Tai sakau, pradėjau pas Krumkačių kelias treniruotės, po to atsirado mūsų amžiaus grupė, tai 90-91, tai Jatkauskas mus perėmė. Nežinau, net dabar bijau sumeluoti, iki kelių metų mes ten pas jį buvom, bet kai jau išvyko į Vilnių, tada dar Sidaravičius mus buvo perėmęs. Ten jau vyresnius tokius. Tai 3 trenerius tu pakeitė iki čia kokio amžiaus maždaug? Tai va čia iki kol jau į užsienį išvažiavau, dar po to Energijoje buvo Medvedeva, žinai, jau ten kai su vyrais, bet iki kol jaunimo tarpsnį, tai va šitie 3 treneriai. Tai aš Elite prospekte pažiūrėjau, tu išvažiavai į Latviją. Palauk, kaip tai ten buvo, palauk sekundę. Taip, Elektrėnai Energija, 4-5 metai, tai tau buvo 14-15. Aš 15 metų aš išvažiavau į Liepoją, kažkaip mano brolį paėmė tenais, į vyrų komandą, tai jau man irgi, kai jaunesniam irgi kažko nors, tai pradėjau prašyti tėvų, kad ir mane išleistų
Bet ten 15 metų, tai žinai, mokslai, viskas, kaip čia tu be mokslų būsi, kaip čia ką, nu, bet gal matė kažkokios perspektyvos, sako, nu, nuvažiuok, ten brolis pasišnekėjo su treneriais, sako, irgi va, yra jaunesnis brolis, gal galit pasižiūrėti, žinai. Tai va, aš taip atsiradau Liepoje ir po to kažkaip tiesiai net į vyrų komandą mus paėmė. Ten, atsimenu, vasarą jau leido ruoštis su profesionalų komanda, aš ten nuvažiavau, kalbėti mokėjau tik lietuviškai, treneris rusas. Tai pradžiai toks kosmosėlis lengvas buvo, nieko nesupranti, tik tai žiūri, kai koks beždžionė, ką rodo, ką kiti daro. Tai biškai buvo tokio stresiuko, tik tiek, kad va, aišku, tada ir lietuvių dar buvo, mano brolis buvo, berods Lėlėnas Darius, Verenis buvo, tai va, šiek tiek buvo lengviau integruotis, jeigu būtum visiškai vienas, tai iš vis sunkiai. Nu, bet vis tiek buvo Tarybų sąjunga, ne, palauk, jau Tarybų sąjunga, aš šneku nesąmonės. Nebuvo. Nebuvo. Jo, čia, tu vis tiek buvo pakankamai, rusiškai turbūt kažkaip, o kokia ten kalba buvo, ten rusų kalba ar latviškai visi? Ne, tai vietiniai gal ir kalbėdavo latviškai, bet ten buvo labai, tas klubas tuo metu toks kaip ir tarptautinis, daug rusų buvo, baltarusų, abu treneriai, vienas rusas, kitas baltarusas, tai kaip ir rusų kalba vyravo, ten latviškai realiai tik tie patys latviai gal tarpusavy kalbėdavo. Bet Elektrėnuose vis tiek, buvo, vis tiek ir mokyklai turbūt mokėsi, mes visi mokėmės rusų kalbą mokyklai, tai turbūt... Pas mus nuo, pavyzdžiui, Elektrėnuose rusų kalba, jeigu nesumeluosiu, nuo 10 klasės tik atsirado. Bet tu jaunesnis, matai, negu aš, tai gali būti. Supratau, o kodėl visi ten, būtent į Liepoją visi varė tuo metu? Ir biškai anksčiau irgi... Man atrodo, kad tuo metu tokia lokacija buvo, kad artimiausia vieta, kur tas ledo ritulys būdavo, tos treniruočių lygiai aukštesniam lygiai, negu kažkur dar arti šalia. Ir kažkaip tie patys Latvijai labai, gal, nežinau, mėgdavo tos lietuvius, gal patogu būdavo, nežinau, bet šiaip realiai pagalvojus, tai o kur daugiau tuo metu. Taip, bet lygis geras buvo. Ne, tai žinai, 15 metų tave su vyrų komanda leidžia ruoštis. Tai ten ko norėt. Su vyru, tai jo, tai bet o kaip vyko tas procesas? Kodėl, pavyzdžiui, tave kaip 15 metį pastatė su vyrais treniruotis? Ar tu jau buvai labai toksai, žinai, geras? Ne, tai perspektyvos gal buvo ten geras, tai žinai, tam kaip su vyrai žaidė, tai tu koks bebūsi geras 15 metų, tai čia kaip ir, galima sakyti, su perspektyva tave įma, kad paaugint, kaip ir visur, tai ten buvo, ne aš vienas, ir Povilas Verenis kartu su manim, dar ten keli latviai ir, kaip sakoma, turbūt už ausų mus tempdavo, matė, kad perspektyvos yra, gal ten mes ne viską darėm taip gerai, kaip ten tie suaugusi, bet davė šansą, kad tobulėtume. Ir jūs ten buvo kažkokia tai kaip šitas... Kaip jūs ten, kur jūs gyvenot, kaip jūs ten, ką valgėt ir taip toliau? Tai šiaip buitis labai paprasta buvo. Ten Liepojoj būdavo toks kaip viešbutis, internatas, visa komanda gyvena vienoje vietoje, ten po 2-3 žaidėjus kambariuose, gauni pusryčius, gauni pietus, gauni vakarienę, į treniruotę autobusą nuveža, parveža, tai realiai apie buitį visiškai negalvoju. Reikėdavo realiai tik treniruotis ir rodyti, ką gali. Nes man atrodo, aš kalbėjau su Pijum Rulevičium, tai jisai irgi panašiai, jisai vyresnis už jų, ne? Jis jau jaunesnis, jisai porą metų, 2 ar 3 dar jaunesnis. Bet tu su juo ne tik tai rinktiniai žaidėjai, ar nelabai susitikai iš visų? Tai mes vaikuose kartu žaidėm, po to jis Amerikai išvažiavo, rinktinėse dar jaunimo berods porą kartų, gal bijau sumeluot, dėl jaunimo su vyru tikrai žaidėm. Ir Liepojus berods su jaunesniai žaidė, tai mes kažkaip Liepojui prasilenkėm. Brolis tave prižiūrėjo ar brolis skriaudė? Nežinau, skriaudė, tai aišku skriaudė, gal jau ne tam amžiui, kol vaikai buvom, tai ten mama sakydavo, kad nedaug dievė, man vienai su jais dviese namuose būt. O ten jau vėliau gal biški proto daugiau, tai jau neskriausdom taip vienas kitą. Bet pačioj Liepojoj vis tiek, nes aš atsimenu, aš su savo broliu buvau išsiųstas į sanatoriją Elektrėnuose
ten tokie, žinai, už ežero, aš nežinau, turbūt žinot jūs visi, tai buvo pionierių stovykla, ne pionierių stovykla, buvo... Čia Bromiškių gal? Tai aš nežinau, ten reikia miškeliais tokiais kalniukais pavažiuoti už ežero, vat kaip yra elektrinė, tai kitoj ežero pusėje, marių pusėje, yra ta vat prie pat marių, yra kažkokie buvo tokie spalvoti visokie nameliai, buvo sanatorija. Tai greičiausiai Bromiškių, nes čia taip ir gauna. Turbūt. Nu tai va, tai man irgi su broliu išsiuntė. Tai aš tik tai vieną akim ten pažiūrėdavau karts nuo karto, o tavo brolis tą žiūrėjo ar ne? Ar irgi tai vieną akim? Na, kaip vyresnis kažkiek gal pakontroliuodavo, kažkur pastumdavo į kairę ir į dešinę, kur reikia, kad nenugribaut, kaip sakom. Ten kažko nesuprasdavai, paaiškint. Nu, gal antausių ne, iki tokių nedaidom. Jau kai žinai, kai vaikai tai, bet kai jau vis tiek 15, man 15, jam ten 18, 19, jau nesimuždavom. Dabar labai gerai. Sustosim ant čia ir dabar aš pasakysiu apie ką man parašė ChatGPT. Kad Kumeliauskas yra Tadas 1,90 m ūgio, tai tavo didelis ūgis, ne? Nu, va čia nesumelavo. Čia nesumelavo, 92 kilai sveri. Nu, 92 tai čia anksčiau dabar būna sviruoja nuo 92 iki 96, kai pavalgai. Dešiniarankis. Tai teisingai, dešiniarankis. Tai čia ta jau, žinai, kur ta išsvajota reta ranka, ar ne? Populiari, nu. Nu, kaip tik nepopuliari, bet reikalinga. Jo, labai visiems reikia tokį turėti. Taip. Visi turi. Tau padėjo karjeroje kad tu dešiniarankis šiaip? Nu, aš nežinau, sunku pasakyti, man tai nieks taip nesakydavo, kad va, tu dešiniarankis, dėl to tu čia pas mus žaidai, bet šiaip iš praktikos, kiek esu girdėjęs, tai dešinė ranka labai reikalinga, nes ypač va, Vokietijai, kai būdavo, gal ne man, bet juokaudom, žinai. Jeigu tu vokietis ir dešiniarankis, sako, tu žaisi Oberlygoj. O jeigu tu gynėjas dešiniarankis dar mokė pirmą pasą padaryti, tai žaisi dėl 2. O jeigu dar ir golai įmuši, tai jau tu dėl žaidėjas. Nu, taip juokaudo vokiečiai vietį. Nu, tai esmė ta, kad tie dešiniarankiai jo reikalingi. O per PP tave statydavo į kurį kraštą? Ar iš vis kur tu per PP pagrindė stovėjai, pavyzdžiui, per visą savo karjerą, jeigu prisimeni? Nu, tai, matai, priklauso, kur žaisdavai, kokioj komandai, kokią rolę, ten Suomijai. Nu, bet jeigu taip procentaliai. Tai arba kairėje ant auselio, kaip ant patogios one-timerio, arba toj pačioj pusėje už vartų būdavo, kad skrynindavai vartininką. Nu, įvairias rolės ieškodavo, žinai, sakau, skirtinga komanda, skirtingas treneris, skirtingą vietą gaudavai. Gerai, toliau. Fiziškai tvirtas puolėjas. Va, čia ir labai man įdomu. Fiziškai tvirtas. Tu darai kažką papildomai, kaip tu treniravaisi, ką reiškia fiziškai tvirtas? Nu, aš šiaip visą laiką buvau nuo mažumės kažkaip. Atsimenu, kai dar vaikai būdavo, tėvas pakabindavo turniką kolidorių ir sakydavo, kai eini pro kolidorių, būtinai turi prisitraukimą padaryti. Ir nežinau, ar čia šitas davė, ar kas, bet aš kažkaip nuo vaikystės buvau toks, kad kad suprasdavau, kad už gražias akis neteina, tai nei fizika, nei jėga, kad tu turi įdėti darbą. Bet čia gal peršoksim šiek tiek į priekį. Kas yra tikras pasiruošimas, tas fizinis, tai supratau, tai kaip į Suomiją patikau. Anksčiau galvojau, kad aš ruošiuosi pakankamai, bet tada supratau, kad aš realiai nesiruošdavau pakankamai. Bet, vat, šiaip tai netu vienas, nes aš kiek kalbinu bendrai iš visų Lietuvoje, visigi iš energijos išėję, galima sakyti, nu nieko daugiau ir nebuvo, tik energija, nu net negalima sakyti, taip ir nieko nebuvo, Rokiškis ten, bet, nu, energetikai buvo tik tai. Tai nebuvo Lietuvoje dar, arba ne. Kaip tu manai, kodėl nebuvo tos kultūros, tokio fizinio pasiruošimo, nors, pavyzdžiui, ten Tarybų Sąjungai, Rusijoje, Belarusijai, žmonės dirbo ant to stipriai. Ant fizuchos, sakykime. Lietuvoje kažkaip tai praskipino šitą reikalą. Nu, aš nežinau, matai, kaip aš buvau jaunesnis, man būdavo sunku spręsti apie tą pasiruošimą, pat žinių, bagažo to didelio neturėdavai, kur tave pastumdavo, ką treneriai duodavo, tą darydavai. Ten realiai
Nu, ir vat Prisidaravičiaus ten būdavo, ten tos ir stotelės, ir viskas, jie ten tikrai žinojo, ką daryti, bet aš nežinau, kiek tas veiksminga būdavo. Ir kas dar svarbiausia, tai vėliau tik supratau, ant kiek vasara yra svarbi. Tai ten ką tu darai, žinai, sezono metu, kad ten į tą štangelę nueini pakilnuoji, tai viena, bet, kaip sakoma, visa bazė vasarą statosi. Ir čia tą jau sužinojai, kai jau Suomijoje atsiradai? Nu, realiai labiausiai jo, nes dar sakau, gal ten, kur aš žaisdavau anksčiau Energiją, ten Rusija, Kazakstanas, nu tai ten dar būdavo, atrodo, atsikeli ryte, kai pas mus čia juokauju, nubėgi iki antro miškelio, ten gal į priekį atgal 3 km, salė į štangą pakilnoji, nu ir ką, pasiruošiai šiandien, jau atrodo viskas gerai, o po to, kaip jau pamatai, kaip tikrai profesionalai ruošias, galvoji, o kur aš anksčiau buvau. Yra toksai dalykas, kad, pavyzdžiui, atsisukant atgal, kad iš principo tu galėjai išnaudoti dar labiau savo potencialą, nes tu ir taip geras žaidėjas, nes ne visi iki lygos nueina bendrai, pradėjo Energijoje ir po to, žinai, nueina į lygą, kad ir ten Kazakstane pačiam žais, ten vis tiek lygis gerokai aukštesnis. Nu, aš visada šiaip su kuo kalbu ir būna kažkokie pokalbiai vyksta, tai sakau dabar tiem, kas nuo jaunystės patenka į gerą sistemą, ten kad dabar daug jaunimo žaidžia Šveicarijai, Suomijai, Švedijai, kai jie jau nuo vaikystės gauna tą visą pradžią, tai gerai, ten gal vaikas būni pradžiai, tu nesvorius kilnoji, bet tu techniką atidirbi, bet tu svorio. Kai tave jau mokina nuo pat pradžios, tu realiai jau turi pranašumą lyginant su tais, kurie šitą visą išmoksta ten 20 ar dar vėliau. Gerai, dešinierankis, gali žaisti ir centre, ir krašte, taip prašo. Nu, aš esu žaidęs ir krašte, bet realiai centras yra centras, krašte man nelabai patikdo, ten keletą kartų esu žaidęs, tai gal ir parašė. O kas nusprendė, pavyzdžiui, kad tu centre, tu pats automatų taip gavosi, ar treneris statė visą laiką ir tau taip prilipo? Kaip čia įvyko? Tai čia nuo vaikystės turbūt, aš nežinau, kai pradėjau centrų žaisti, aš kažkaip mėgdavau ir puolime, ir gynybai, nebijodavau pasiginti, žinai, man kažkaip patikdavo net ir gynybą atkovoti ritulį, perduoti komandos draugam, nebuvo taip, kad tik tai, žinai, turi vieną tikslą ar ten nemušti ar kažką ir kažkaip prilipo nuo mažumės šitas dalykas. Ir visą karjerą ir sužaidai centre daugmaž. Nu, realiai jo. O metimas iš kur ten toksai stebuklingas? Kaip rašo, kad, palauk, aš taip pacituosiu. Taip. Landshuto, EV Landshut, tai čia Vokietija, ne? Jo, Landshut. Klubo vadovas apibūdino jį kaip sensacionalen laukaus, spectacular shot. Ta prasme, kad nerealus metimas. Tu kažkaip su tuo? Nu, čia toks įdomus irgi gal dalykas. Aš kaip specialiai ant metimo niekad nedirbau. Kaip atvažiavau į Suomiją, supratau pats, kad turiu gerą metimą. O kaip supratau, tai visą gyvenimą žaisdavau, duodavau lazdą, žinai, ten 112 fleksų, tu jos sulenkt negali. Mėtai kas išeina, žinai, kaip gaunas, tai mėtai. Atvažiavam, žinai, į Suomiją, ten, žinai, aukštas lygis prieš sezoną. Rūbinę visus pasikviečia, prineša ten lazdų gal 30, nu ir tipo imkit, bandykit, lankstykit, kas kokia tinka. Ar ten paklausęs, kokiom žaidėjai, aš papasakau, žinai, 112, taip pasižiūrėjo, sako, tu gal juokauji, tipo, tai kaip tu čia su juo pamėsi. Tai jie ten man parinko lazdą, žinai, aš ten dar po to užsisakiau biškį ilgesnę, nes man patikdavo ilgos lazdos, ten iš 112 perėjau iki 85 fleksų. Ir žiūriu, kad ir tas metimas visai kitas, ir staigus, ir metasi gerai, nu ir nuo tada pradėjau ir tą metimą gal labiau naudoti ir supras, kad jis yra. Nu, bet pas mane riešinis, gal labiau tų šalčiokų, kaip sakoma, slapšotų nesu stiprus labai ant šito, bet riešiniai tai būdavo mano, jo. Bet papildomai kažkur iki tol, pavyzdžiui, mėtydavot kažkur lauke, kieme, nežinau, kažkur tai, ar tik tai ant ledo dirbot, pavyzdžiui? Ne, nu tai būdavo vasarą ten, žinai, ir kai dar ir Elektrėnuose kažkokios tam tikros skirtos treniruotės ištraukia vartus, žinai, nėra ledo, duoda ritulių, kartonų, nu ir ten mėtai, bet kad ten būtų ant tiek
tiek daug dėmesio super skirta, kad sakyčiau, kad nuo to tai nemanau. Tu turi kažkokią tai techniką išvystęs, pats, kurią dabar supranti, kad tu, pavyzdžiui, kažką darai, ar čia, su kažkokia mintim, kai metimą atlieki, ar čia yra visiškai pasąmonės dalykas, kur tu automatu varai. Susifokusuoji. Ta prasme, pas kiekvieną ta technika skirtinga, aš taip sakysiu, tam tu nuo vaikystės tai pradedi mokytis metimą, po to tu išlifuoji, kažkas gal patarė, kažkas kažką, gal pats tiesiog, jis man atrodo toks, man bent jau natūraliai gaunasi, nėra, kad aš ten kažką daug skirčiau dėmesio tam, tiesiog išlavinau tą savo techniką ir tą tokią turiu, nežinau. Gerai. Dabar variklis tai yra jėga, leidžia jam kovoti dėl ritulio, ypač ledo kampuose ir fizinėse kovose. Man kažko tai priminė iš karto Zubrų, nes Zubrus ant šito labai geras. Teisingai apie tą parašė? Šiaip irgi jo kampuose mėgdavau, net kartais, net skaisvojai būdavo, aš kovodavau tuose kampuose ir net turiu keletą traumų, tokių turėjęs, ten smegenų sutrinkimų buvo porą. Ir net, žinai, kiti aplinkiniai sakydavo, gal tau reiktų mažiau lysti tuos kampus, žinai, gal reiktų kažkur kitur daryti tą darbą, bet, pavyzdžiui, kai Suomiai buvo Bučys, buvo toks gal, nežinau, girdėt, Rolandas Bučys, jisai, jo vaikas žaidė Suomiai ir jis būdavo, žiūrėdavo mano varžybas. Tai sakydavo, gauni tų traumų, bet jeigu tu nustosi žaisti kampuose, ką gerai darai, tai tu nebūsi tas tadas, koks tu esi tadas. Kažko trūks tada. O kaip, pavyzdžiui, tas įvykdavo, sakykime, jeigu Suomiją imant, tos traumos tau, pavyzdžiui, smegenų kampuose, tai kaip atlekia į kampą ir duoda tau iš alkūnės, tarsi į galvą tave bortuoja, ar kaip? Tai įvairių situacijų, matai, greitis ten toks yra didelis, kad tu, jeigu į tave ateina, nei tu spėjai sureaguoti, nei tas žmogus, kuris tave žaidžia kūnais, gal tau ir galvą nenori įvažiuoti, bet jau nespėja pasitaikyti. Tai yra buvę, kur tiesiog gauni smūgį į petį, bet galva susikrato, stuktelni į tą flangą, dar kažką į stiklą, ir taip gaunas. O tai tu 1,90 m, tai reiškia kažkokie tai aukštesni už tave, pavyzdžiui, gynėjai, ar kas, kaip įvykdė, kaip, pavyzdžiui, tavo tos, sakykime, kurias tu atsimeni traumas, kaip jos įvyko iš vis? Tai sakau, kaip pavyzdys, kas liečia šitą smegenų sutrinkimų, ten keletą turėjau, tai nėra tokio kažkokio, tai kad būtinai galva tau iš greičio stuktelna į petį, gal biški nepasiruošęs, kaklas sujuda, smegenų sutrinkimasgi ne tik galva gali strinkt smakrą, tiesiog sukreti kaklą ir gaunasi, o dėl 1,90 m, tai žinai, ten tokioj kaip Suomiai ir didesnių ir sunkesnių, tai čia su 1,90 m labai kažko nenustebisi. Vis tiek, 1,9 m jau čia geras ūgis, blemba čia. Čia gal į geresnį, bet sakau, ten yra buvę žymiai didesnių, stambesnių. Pas mus komandai, kai Suomiai žaidžiau, buvo Slovakas toks. Milan Jurčina. Jis žaidęs ir Raničelė buvo. Ir ką, tai sakau, aš ten dar jaunas buvau, pasirašė ten, jie ateina į rūbinę, atsisėdai šalia manęs, aš taip sėdžiu, žiūriu. Mano 2 kojos kaip jo viena koja. Mano 2 rankos kaip jo viena ranka ir taip galvoju, o iš kur tu čia toks didelis? Bet, žinai, kaip aš vis prisimenu, kad ir su kažkuo kalbėjau, gal su jaunuoliu ten tokiu vienam interviu, tai aš sakiau, aš vis prisimenu, kad Europoje kažkaip visi, pavyzdžiui, ir krepšinėje, visi smulkus, visi nuvaro į štatus, įmant crossfito nežaidėjus, šitos crossfito atletus, bendrai atletus, iš vis nueina, pavyzdžiui, NCAA ten tos ar dar kažką, visi užsiaugina mėsos normaliai. Žinai, kaklas nuo čia prasidėtų, pečiai tokie būtų dydžio pirmoje vietoje, nes, pavyzdžiui, mano sūnus vos net ten, aš nežinau, net neįpusėjo sezonas šitam CHL-e, ir jis iš karto išmušė ant petį. Moment. Prasme, ten labai greitai. Po to jau dabar jis apsiprato, bet... Bet tai ten, matai, gal Amerikoje tas vėlgi kitas žaidimo stilius, ten jau kontakto net per daug, negu jo turėtų būti. Europoje tai dar gal kažkiek
vis tiek mažiau jo, o Amerikose tose lygose, tengi jau, kaip sakoma, snukė daužys, vos ne gaunasi. O tai tau pačiam nesinorėjo, vat pamačius tokį jau sportininką, atletą, kur, žinai, dvigubą kojas, tau nepasirodė, galvo, gal reikia vasarą padirbėti, tokių minčių. Vat man kažkaip, žinai, iki, nežinau, kokių 25 metų, aš jau ten ir dietų visokių buvau bandęs ir visko, man neįdavo į svorį niekaip. Aš va kaip... Dietus, tai bandėjai daugiau valgyti? Nu, ta prasme, ir valgyti daugiau, ir ten specialios treniruotės, ir tie kokteiliai visokie, ir, nu, žodžiu, ko tik nebandžiau, bet realiai pikė, mano turbūt didžiausias svoris, kaip buvau pikė karjeros, buvau 91-92 kilai ir būdavo daugiau nieko. Nu, reikėjo mažiau judėti, daugiau valgyti manų košės ir normaliai. Nu, mažiau judėti nesigaudavo. Daugiau tada šitų, žinai, love handles ant šonų, muffinsai užaugtų normaliai ir jau iškart minkščiau į bortą eitum. Nu, kaip pavieškinas, matai kaip atrodo? Nu, tai bet jam jau kiek ir metų, vis anksčiau taip netrodė turbūt. Panašiai, žinau, kažkiek stebiu jį, visą laikis panašiai atrodė, galima sakyti. Nu, kažkaip praeitą vasarą mačiau aš jo nuotrauką iš Turkijos, pasižiūrėjau ten, kuris atostogavo, tai man atrodo toks nebuvo anksčiau. nu, jau dabar labai stipriai jisai toksai, jau su dėdė, su pilvu normaliai, jau laus atsigėręs kaip turi būti. Jum Suomijoje išrašydavo daktarai alaus po varžybų? Ne, ten kažkaip labai iš šito nebuvo kaip akcentuojama. O kur nors realiai, pavyzdžiui, Suomijai, kur žaidžiau, Suomijai, tai labai viskas griežtai būdavo, ten, žinai, sezonas sezonu, viskas ramu, ir kaip tos būna tarptautinės pauzės, tai jau tada darydavo komandos vakarėlius ir jau ten tada leidžia, žinai, ten dieną, dvi atsipalaiduoti ir po to vėl iki kitos pauzės. Nebūdavo taip, žinai, kad bele kada, bele kur. Kaip, pavyzdžiui, Kazakstane žaidžiau, ten vyresnių rusų būdavo, dar kažką, tai jiem ten ir lygiadienis ne problema, ir iš vakaro varžybose irgi ne problema. O tai čia buvo VŠ Kazakstanas? Kazakstane būdavo, nu, Kazakstano aukščiausia lyga, ten ne Rusijos, bet jie tiesiog Kazakstano vidinis čempionatas. O kaip tu ten atsiradai po Latvijos? Tai po Latvijos, aš dar po Latvijos, po Latvijos. Ai, tu dar į Ameriką išvažiavai? Dar ir į Ameriką buvom išlėkę, jo. Kažkaip... Ką jūs ten darėt? Tai va, kažkokį ten agentą buvom susiradę, pasiūlė, sakė, lyga biški žemesnė, bet skautai ten mato, viskas ten bus gerai, atvažiuokit. Dar atsimenu, su Dainium Zubrum ten kažkaip per federaciją konsultavimas dėl tos lygos, sako, nieko gero, bet mes, žinai, neatsimenu, kiek ten metų, gal 16, 17, nu tai va čia iš tikrųjų dar grįžčiau atgal, po Liepojos buvo, tai Liepojai mum po to pasiūlė 5 metam kontraktą ir ten simboliškai 100 latų, kas tuo metu gal buvo 400 litų. Ir nuo 15 iki 20 metų mes kažkaip taip pagalvojom, nu dabar kaip ir nieko, kai vaikai, bet iki 20 metų atrodo už tokią sumą žaisti ir nelabai norėtus, kad ir tu ten, žinai, perspektyvos yra. Tai mes grįžom tada jau į Energiją po šito sezono, tai ten dar su vyrais pažaidžiau Latvijos irgi čempionatą ir po to atsirado tas variantas į Ameriką, tai sakau, bandė atkalbinėti ir Medvedevas tais laikais, kai buvo Energijos treneris, sako, čia tau daugiau perspektyvų, viską, bet mes ką jauni, į Ameriką noris pabandyti, agentas sakė, skautai žiūri, nu, tai taip ir išvažiavam 3, nes aš su Vereniu ir dar vartininkas lietuvis buvo Kuzmičius toks. Nu, tai nuvažiavomės į tą Ameriką, nu, lygis, ką žinau, toks, ten pradžioje atvažiavam 2-5 tai pas mus komandai. Gyvenom visi namą išnuomavos, ne visa komanda vienam name, žinai. Pirmos 15 varžybų, mes ten nenugalimi, iš 15 taškų ten apie 70, mes jau tam agentui sakom, kada tie skautai atvažiuos, ko čia nieks nežiūri. Kažką dar bandė kabinti makaronus ir po to, man atrodo, 20 čempionatas turėjo būti. Kažkaip susiskambinomės čia su federacijos atstovai, sakom, davai gal mes atvažiuojame tą rinkinį ir jau daugiau mes čia negrįšim. Ir taip ir baigės tas Amerikos etapas, nei tų skautų, nei nieko nebuvo.
Kas čia per lygą iš viso čia buvo? Kas čia? Kažkokia junior lyga, dabar gal jau jos ir net nėra, iš tikrųjų aš nesidomėjau. Ten toks jausmas, kad jinai būdavo tokia vos ne kaip privati lyga. Nebėra, va jūs esat, tu esi antroji vietoj. Pagal taškus, taip ir liko visai istorijai. Kažkoks tai yra Bill Baker, kuris yra defensemanas. Pas jį daugiau taškų 3 negu pas tave. Tadas Kumeliauskas šiam 8 taškai. Povilas Verenis 3 vietoj. Nu tai įsirašėt vyrai normaliai. Nu tai bet čia toks nepavykęs eksperimentas. Nu vis tiek įsirašėt į istoriją, žinai. Tik kas juokingiausia, kad defensemanas taškų daugiausiai prisidėjo. Gal varžybų daugiau sužaidė. Kem 6. Ai jo, pas jį 2 varžybų daugiau. Jo. Tai va, mes pabuvau Amerikoje, pažaidėm, grįžom vėl į Lietuvą. To kažkaip rinktinių berods vyrų debiutavau, jeigu nesumeluosiu. Po tos rinktinės Darius Kasparaitis kažkaip mums dėmesio parodė. Vėl mūsų Verenių pasiūlė išvykti vasarą į Šveicariją į stovyklą, ten, kur jau ruošiasi šitie visi KHL žaidėjai, ten kas iš NHL. Jurzinovas treneris buvo su Vitolinčiu, kur dabar Latvijos rinktinė treniruoja. Tai va, išsiuntė jis mūsų tą stovyklą 2 savaitėm, ten realiai visas išlaidas padengė, viską. Mes tokie kaip pašalaičiai nuvažiavom pasitreniruot, ten aišku irgi stengiamės, viską, atrodo, treniravimas su tais KHL-ais visais ir vaizdo negadinom. Tai tada Kasparaitis pasišnekėjo, jis tuo metu ką žaidė Sankt Peterburgų. Pasišnekėjo ten Sankt Peterburgė, sako, atvežk tuos vaikinus, žinai, parodyk mum į Rusiją. Tai mes po tos stovyklos pasiruošę, žinai, ten viskas gerai, nuvažiavom. Kaip ir palikom gerą įspūdį, iš karto sutartį, žinai, davė dar metam. Ten jau ir į SKA buvom porą kartų pakviesti pasitreniruoti, nes mes kaip ir farm klubas skaitėmės. O po to prasidėjo šiokios tokios problemėlės. Nežinau kodėl, bet tais laikais kažkaip su vizom buvo problemos, mes gaudom realiai turistinę mėnesį. Darbo vizos nežinau, dėl kokios priežasties nepadarė, bet čia, sakau, ne mes jauni buvom, tai ką mums sakė, tą darėm. Tai būdavo realiai mėnesį pasitreniruoji, išvažiuoji namo ten 2 savaitėm, vėl mėnesį grįžti, ir taip po truputį iš to žaidimo ritmo iškritom. Dar po to ten buvo tuo laiku taisyklė, kaip dabar turbūt futbole, kad, žinai, iki tam tikro laikotarpio gali į paraišką įtraukti žaidėjus. O mes kaip važinėdavom, ten 1 paraišką net pramegojom, atvažiavom, ten 1,5 mėnesio žaisti negali varžybų, tik treniruojas. Tai žodžiu, tai buvom tos metus. Kaip ir lygis geras, bet šiek tiek iš to ritmo išgriuvom ir nebuvo gerai. Tai tada... Tai sugadino, tarptautiniai santykiai sugadino visą reikalą. Iš dalies, žinai, vis tiek aš jaučiu, kad patobulėjom, bet ne tiek, kiek galėjai patobulėti. Nes, žinai, kur tu treniruoji žaidėjo, kur tu 2 savaitėm iškrenti, tavo komanda čiuožia žaidžia, tu atvažiuoji ten vėl formą praradęs, dar kažką tai. Taip. O jūs negalėjot treniruotis, pavyzdžiui, su Energija tuo metu, ar ten su kažkom tai? Tai su kažkuo judėjom, bet žinai, ten lygių skirtumas didžiulis buvo, kur ten Rusijos aukščiausia lyga tuo metu, kur Energija. Ir po šito sezono kažkaip dar mums kaip ir 2 metam siūlė, bet kaip supratom, kad ta pati situacija laukia, tai kažkaip pradėjome ieškoti kitų variantų. Mano brolis žaidė tada Kazakstane. Ir vėl kažkaip gavos taip, kad pasiūlė mano paslaugas Kazakstano klubui. Tada aš išvykau tenai. Ir kaip ten Kazakstane? Tai lygis ten labai kažkuo nenustebino po Rusijos. Buvo gana panašiai. Aš pradžiai irgi buvau ant tryout'o, bet ten iškart kaip ir patikau, davė ant pilnavertį kontraktą. Aš ten palaberots. Iš viso 3 metus aš žaidžiau. Tai
Bet kai atvykau, iškart kažkaip traumą patyriau, ten raumuo berods plyšo. Realiai išgriuvau iš didžiosios dalies sezono. Bet kadangi gerai pasirodžiau ir kitiem metam pasiūlė kontraktą, tai po to atvažiavau jau kitais metais, ten įsigydęs traumas, geras vasaros pasirašymą turėjau, ten realiai pradžia žiauriai gera buvo sezono, taškais ten neatsimenu, bet realiai jau tuo metu prie lyderių, žinai, buvau. Ir realiai vėl toks įdomus dalykas atsitiko. Pradėjau karščiuoti, žinai, 3,7 ir 2 tai va, ir neaiški kilmė. Ten tyrė nuo visko, vežioja pas visus daktarus, visi tyrimai geri, viskas gerai, bet savijauta prasta ir nieks nežino nuo ko. Ir? Tai va, tai aš ten dar prabuvau, dar ten ieškojo, kas per problemą, taip ir nerado. Kažkaip, sakau, važiuoju namo į Lietuvą, žinai, gal ten medicina prasta kažką. Grįžau į Lietuvą, ten irgi pro tuos visus daktarus prasivažinėjau, pro šeimos viską švietė, ir MRT ir viską darė, viskas gerai, tai po temperatūrą yra, kol po to kažkaip pas netradicinės medicinos daktarą papuoliam. Ten žolelės, maistas, susižiūrėt maistą, ten arbatėlės, viską. Porą mėnesių ir viskas dingo. O tai kokios arbatėlės buvo? Ten kažkokios... Pelynas, ten ko tik nebuvo. Ten, žinai, eidavo realiai, kas mėnesį vis paskiria naują kažkokią arbatėlę, ten užsipili, pageri lašiukų kažkokių. Man net tuo metu būdavo pačiam sunku patikėti, kad čia taip gali būti, bet tiesiog jau nebuvo kuom tikėti, tad bandėjai, kaip sakoma, grebėjai paskutinio šiaudo ir bandėjai patikėti, kad padės. Ir po to, po kiek laiko... Gali būti, kad buvo tiesiog stresas. Nežinau, aš iki šiol net nežinau, kas buvo. Streso kaip ir neturėjo būti, aš ten gerai jaučiausi, nežinau, kas čia buvo. Kažkokia organizmo reakcija ir nežinau į ką. Gal į Kazachstano stepes kažkas? Nežinau, iki šiol neatsakytas klausimas, kodėl, kas ir kaip. Matai kaip. Ir tau iš principo irgi pagadino šitas reikalas. Tai aš sakau, realiai sezono pradžia buvo žiauriai gera. Jau ten buvo kalbų, kad vos ne tuo metu Barisas žaidė KHL, kad gal tenai pabandyti būtų galimybė. Bet tuo ir baigęs. Bet tik vienas geras dalykas, tai kažkaip klubas viską taip labai profesionaliai žiūrėjo, nežinau, gal jautė ir savo kažkokią tai dalį, kad, sako, susitvarkysi, žinai, grįž kitiem metam, mes tavęs labai laukiam, tipo, mums patiko, kaip tu žaidėjai, visą kitą, tai aš po to ant sekančių sezonų vėl grįžau į tą pačią komandą ir turėjau gana neblogą sezoną. Čia tai jinai vadinasi Aristan. Aristan čia buvo, Temirtau. O Sariarka jau vėliau buvo dar. Čia dar vėliau. Sariarka čia jau yra VHL-as, Vyššąją lygą. Taip. Bendrai, ne? Jie žaidė Rusijos čempionate Vyššąją lygą. Taip. O tam Kazachstane, ta prasme, tau, kaip, pavyzdžiui, tie žmonės, su kuriais tu ten iš vis bendravai ir kaip patys tie žmonės kazachai? Ar ten ne? Tų kazachų ten nebūdavo daugiau dominuodavo Rusai pagrindė. Nežinau, matai, kaip po to palyginį su Europą, su Suomija, tai labai skyrės, tuo metu gal netrodė, bet ten ir tas profesionalumo lygis žemesnis, žinai, ten jau atvažiuodavo ir tie Rusai tokie, nepykė jau baigdinėjantis karjeras, nes kai tu pykė, tu žaidži turbūt Rusijai. Ten, sakau, aš kai jaunas, žinai, norėdavai tobulėti, ten, kaip pavyzdys, žinai, vasarą prasibėgimai vyksta, ten stovyklai tokioj, kalnai, viską, bėgi pirmas, žinai, už kalną užbėgi, treneris nemato, jau rėkia seniai. Jaunas, davai stok, pastovim, tipo, 10 minučių pastovim ir tada bėgsim atgal. Gerai, kad dar neparūkydavo. Tai ten būdavo, kas ir parūkydavo. Būdavo ir parūkančių. Žinai, Kazachstano lygas galima jau ir tipo parūkyti, jeigu dar bebaigęs karjerą, tai jau ten iš vis.
Tai sakau, va, tas ir būdo, žinai, kad tas gal ir žmonių mentalitetas kitoks, negu lyginant su europiečiais ir jau ten gal pas juos noro, perspektyvų nebėra, ten atvažiuodo, dar pažais, kol gali. Nu, matai, su tais europiečiais aš vis galvoju, kad tas, žinai, kai mes, pavyzdžiui, Lietuvoje anksčiau buvo ir toj pačioj Rusija, čiagi žaidėjai, jie, ta, pavyzdžiui, KHL lyga, jinai irgi išlaikoma yra valstybės, čiagi valstybės pinigai. Nu tai žinai, čia toksai, jie ten susirenka, ta komanda, ten patampo tos balonus ten tos, tuda-siuda, pastreniruoja su komanda, pas jos nėra tos tradicijos, kad atskirai, kaip užsienį, kaip atletas ruošiasi atskirai. Vienas pats, ar ten su kažkokiais draugais, bet jie kartu varo tam, kad jie išlaikytų savo atlyginimą, nes jie gali būti išspirti per, nu žinai, per minutę. Pamatys, kad nepasiruošęs. Pašol iš karto, eik iš čia, varyk. Tai čia labai dažnai. Bet Rusijai, nėra to pasirašymo, bet ten realiai žmogų pakeisti dar lengviau negu Europą. Tu gali ir su komanda gali ruoštis, bet kažkas nepatinka, tu ateini po savaitgalio pirmadienį į trenerinę, tave pasikviečia, išlendi savo, kas buvo, viskas, namo važiuoja. Bet čia iš visur, čia turbūt ledo ritulininko tokia dalia, iš vis, kas yra labai didelis, aš kažkaip negatyvi tokia pusė ledo ritulio, kad tau bet kada gali pasikviesti, vos ne, pavyzdžiui, kaip šitam. Klausiau interviu, buvo Kuznecovui. Jam iš vis važiuojant į treniruotę. Ir Arlovui, pavyzdžiui, paskambino. Važiuojant į treniruotės tiesiog. Čia Naičelė? Jo. Bet ta prasme Naičelė tave ištreidina tiesiog kažkas to, kad atleis, kad visiškai atleistų jie negali. O tam, kur Rusija kažkokia, tai tavęs nieks netreidina, tau tik tai pasako, kad laisvink kambarį ir rytoj jau gali nebūti. Patalpas, tai jau stipriais, normaliai, jeigu jau ima, tai normaliai. Kad ir Europai, pavyzdžiui, kur ten jau rimtesnės lygos, tos Skandinavijos, tai ten irgi nėra taip, kad, žinai, tau pasako ir tu turi išeiti. Ten jau kontraktus gerbė, realiai, jeigu tu netenkini, žinai, netrauki tam tikro lygio, kalba su tavo agentu, kad arba tau ieškotų kitos komandos, kai esi tada išeini, arba ten kompensacijas išmoko, bet taip, kad kaip Rusijose nėra, kad išspirtų per duris. Taip, matai, čia tas dar irgi tas mentalitetas, kad už durų stovi dar 100. Vienas ar ten 10, nesvarbu. Tai tas už durų stovėjimas, tai čia realiai visur tas yra, žinai, nes belia kokią lygą paėmė. Faktas, teisingai. Dar grįžtam prie ChatGPT, kad rašo apie tave, kad tu ne tik metikas, bet ir esi labai teisingai besipozicionuojantis ledo zonoje žaidėjas, kuriam leidžia tas pozicionavimas, leidžia sugeneruoti geras progas ir sau, ir komandos draugams. Čia jau kažkaip labai plačiai aprašė, nežinau dėl šito. Toks įdomus punktas, tai nežinau dėl šito. Nėra tokio, kad pozicija. Tu turi tą tokį gerą IQ, žinai kur stovėt, žinai kur nestovėt, kada būtų. Aš daugmaž įsivaizduoju, nežinau, kiek jis geras, bet aišku, nesijaučiu, žinai, ten tas žmogus, kur sugedusią navigaciją po ledo aikštę čiuožinėja. Tai gerai, bet čia vis tiek ateina su patirtim, ar čia jau tu toks, jau centras, kaip, tu kai žaidi, tu matai iš principo, tu skaičiuoji žingsnius į priekį, aišku, čia nesąmonė, neklausiu. Ne, aš supratau iš klausimų, realiai visą laiką stengias būti sugalvojęs, ką darysi, kai ar gausi ritulį, ar kažkas atsitiks, kad jau žinai, kai tuo momentu, kai reikia daryti sprendimą, kad tu jau turėtum porą variantų. O tas, žinai, pats IQ, aš nežinau ar teisybė, bet man atrodo dar varžybų, tam tikrų varžybų, NHL, ten KHL aukšto lygio stebėjimas duoda tą didesnį supratimą, kaip reikia teisingai elgtis aikštį. Tu matai, žinai, man atrodo, net ir tas PlayStation'as nėra blogai. To prasme, tu bandai kažkokius įvairius variantus. Aš ir pats anksčiau, kai dar vaikas buvau, mėgdavau
personalinį kompiuterį kapoti, nežinau, dar iki kelintų metų eidavo, kol dar ne ant PlayStation, o ant paprasto kompo, tai dar žaisdavo ten ir turnyrų visokių ir visko, po to kažkaip kaip dingo, tai nustojau. Nes aš pastebėjau, kad tai veikia labai teigiamai. PlayStation, pavyzdžiui, NHL žaidimas, ypač šio laikinė, su ta grafika, su tais visai, aišku, ten netobulai, veikia ten labai normaliai. Pavyzdžiui, mano sūnui, kai jisai buvo jaunesnis, aišku. Mes su juo žaisdom, netgi galima sakyti, kad jisai, treniruodavosi. Aš realiai sutikčiau su šito dalyku, tiek PlayStation'as, tiek šiaip varžybų stebėjimas, tai tu matai, kai aukšto lygiai profai, kaip elgesi ir tu po to vis tiek kažką bandai pasiimti iš to, gal tau nesigaunant tiek atkartoti 100%, kai koks McDavidas padarytų, ar ten Matthewsas, bet tu vis tiek turi galvoj tą pasąmonę, kaip reikia elgtis. Kur užčiuošt. Vat McDavidas, dabar tau pačiam, tu, pastebi karts nuo karto dabar, ar jau nebežiūri visai jokių ten NHL ir taip toliau? Aš realiai tik highlights būna per Instagramą pravarau, ten kažkas įdomesnius epizodus, taip kad varžybas stebėti, tai nebežiūriu. Bet McDavidas, taigi žinai, kaip jis atrodo, ką jis daro, kaip žaidžia. Taip. Kur jo pagal tave, pavyzdžiui, tu jo pozicijoje žaidži, kur jo yra tas jau fenomenas, čia ne fenomenas, aš tai žinau, kodėl jis. Bet kaip tau atrodo, iš kur pas jį taip viskas? Einasi gerai. Iš treniruočių gal nežinau vis. Man atrodo, ant tų savo atsispyrimų, bent jau kiek keldavau anksčiau video, kai dar domėdavus daug būdavo, kad jis ten dirba. Gal kažkiek iš savęs pats, aš nežinau, iš tikrųjų sunku čia pasakyti kažką, bet čia jau toks ekskliuzyvinis žaidėjas. O tau pačiam turėjai kažkokį žaidėją, kuris, sakykime, tavo buvo kaip žmogus, į kurį tu nori lygiuotis arba panašiai žaisti? Tai kai vaikas buvau, tai kas buvo Zubrus ir Kasparaitis, abudu iš Elektrėnų. Gal labiau net Zubrus, nes polėjas būdavo, tai ir lygiuodavosi, atrodo, jeigu jis galėjo patekti ten į NHL, tai visi turi, žinai, šansą, tai kažkaip gal, kol vaikas buvau, tai Zubrus, sakyčiau, po to, kai paaugai, tai jau ten ne tai, kad į save į kažką lygiuodavaisi, bet tiesiog bandydavai tapti geresnių žaidėjų. Bet vis tiek kažkoks, žinai, aš dabar pamiršau tą žodį, bet kad, kumyras, ta prasme, žmogus, į kurį vis tiek kažkoks, ar buvo imponuojantis, galbūt kažkokios komandos draugai, į kurį žiūrėdavai, ar ten, nežinau, lygoj. Tai kai sakau. Į save. Ne, kai vaikas buvai, sakau, Zubrus, o po to, kai tu nuvažiuoji, pavyzdys Suomė, tai ten būdavo daug tokių žmonių, iš kurių gali kažką pasimokyti. Tai nebūdavo, kad kažkoks vienas, bet tu tiesiog sėdi ir kiekvieną dieną vis bandai paimti kažką naujo gero iš to kito geresnio žaidėjo, kad ir save papildyti. Žinai, tų daug būdavo pavyzdžių, žinai, ir Stanley taurę laimėjusių žmonių, ir NHL ten po 1000 varžybų sužaidėt, ten turėdavo ką papasakot, ką parodyti. Jie dauguma malonūs žmonės, su kuriais gali lengvai bendrauti? Patys Suomija tokie uždaresni, bet pas mus kažkaip TPS, kai žaidžiau, būdavo vos net turbūt kiekvieną sezoną po kokius 5-7 importus. Tai tie, kur jau importai, tai jie realiai visiškai paprasti, kaip 3 centai, kai sakydavo, ten, žinai, ir pamokys, ir patars, ir nežemins, žinai, kad ten turi jaunas ar kažką, ta prasme, pavyzdys geras. O kaip tu atbuvai tam Kazachstano toj lygoj ir tu turėjai jau kokį nors agentą ar kažką tai, ar nieko neturėjai? Tai paskutinį sezoną, kai žaidžiau Kazachstano toj komandai, aš 5 žaidžiau su 2 suomiais vyresniais. Ir vienas iš tų suomių ilgą laiką buvo žaidęs TPS ir jisai pažinojo GM-ą. Ir jis kažkaip mane užrekomendavo, sako, čia su Tadu žaidėm, žinai, nežinau, ką jis ten priešnekėjo, bet žodžiu, po to suvedė mus, pasiskambinom, realiai dar be jokio agento, jis man realiai toks kaip pusiau agentas buvo, sutarė tryoutą, tas tryoutas ten labai ilgas buvo, gal 5 mėnesiai, nes, žinai, gal kaip lietuvis nepasitikėjo, žinai, dar vasara buvo, žodžiu, jie ten mane pasikvietė, vos nebaigėsi sezonas ir iškart pas juos atvažiuoti vasarį ruoštis.
Tai va taip prasidėjo, ne tai, kad per agentą, va pradžiai komandos draugas kaip ir padėjo. O ir nuvažiavai, iškvietė tave į vasarą ir kaip ten viskas vyko? Tai va, aš sakau, baigėsi sezonas, ten gal porą savaičių pailsėjau ir išskridau į tą Suomiją. Pradėjau ten su visais ruoštis, atvažiavau, man ten kosmosas, žinai, viskas aukštam lygiai ten apgyvendino, kažkur ten golfo laukuose, namas duotas, automobilis duotas, dabar kiek ten metų buvo nesumeluot, gal 2-1, 2-2 kažkas tokio, tai atrodo, kur aš čia atsiradau, viskas aukščiausiam lygiai, džymai blizgo, žinai, ten nesupūvė, kai būna keli svorė plūžė, eini ten į tos, kur jau, kaip sakoma, įmonės džymas, ne tai, kad Rusy kokiam, bet ten jau aukštam lygiai. Treniruojas ten ledo arena 12 000 žmonių talpina, žodžiu, neįsivaizduodai anksčiau, kad gali tai būti. Bet va, kaip ir sakiau, tada ir supratau, ką reiškia treniruotis, nes iki tol ten tik tai save apgaudinėdavau turbūt. Žinai, kaip vyko tos treniruotės, ką jūs ten darėt? Tai realiai, va, kai atvažiavau vasarą, tai nuo pirmadienio iki penktadienio ryte vakare treniruotė, savaitgalis laisvas. Tai iš viso 10 treniruotės. Ledas ir džimas? Ne, pradžiai iš tikrųjų pirmus 2 mėnesius tik džimai, bėgimai, ten visokie fizuko. Ledas tik vėliau atsirasdavo. Jau link rugsėjo, ar čia rugpjūtį gal. O šiaip ten 2-3 mėnesiai, tai grinai sausas ten džimas, bėgimai visokie. O kokie pagrindiniai buvo, pavyzdžiui, ką kilnojot, kokie pagrindiniai buvo kilnojimai, nes čia jau mano kilnojimai, aš jau labai mėgstu šitą. Tai kilnojimai pagrindė, kas testus net darydavom, tai max squatas, deadliftas, bench pressas, kas čia dar, ir prisitraukimai, šaliukų nelabai darydavom, kad testuotų. Ir šiaip, tie esminiai visi bicepsai, tricepsai, kažkas tai, bet pagrindiniai realiai tie baziniai, tai sakyčiau, squatsas, cleanas, deadliftas ir bench pressas. O prisimeni, pavyzdžiui, kai tu nuvažiavai maždaug kokį svorį kėlį ir po to, ar tu pasigerinai po tos vasaros, ar ne? Kaip ten? Tai aš kai atvažiavau, aš cleano, power cleano net nemokėjau daryti. Man davė, žinai, visi daro, aš tos technikos nemoku, nežinau, kaip ten tas rankas dėt, ten pusiau gal juokės jie ten iš manęs, nežinau, aš ten gal su 5 kilų padariau. O po to gale vasaros jau ir techniką gal atkaliau, ir kai testus darėm 9, man atrodo, pakeldavau 3 kartų. Geras šių visai rezultatas. Tai kai nuo 0 pradėjus, tai realiai tai iš vis gerai. Bet aplamai, ką pajaučiau, žinai, tai kad Europai, Suomijoje, kad ten treniruotės būdavo kryptingos, ten, ne kaip sakei, balonus duoda tampyti ir nežinai, kokie ten iš jų nauda ar ką, o čia tu darydavai, gaudai tą programą, ir padaro testus ir tu jauti, kad tu pastiprėjęs. Ten pastoviai būdavo tie VO2 testai, žinai, ant dviračio. Prieš sezoną, vidury sezono, po sezono ir, žinai, tikrina, koks ten tavo tas ištvermės lygis. O ledo treniruotės, kaip prasidėjo, kaip, tau įspūdis, iškart pirmas įspūdis, koksai buvo? Tai kosmosas būdavo. Mes, man atrodo, jeigu nesumeluosiu, pačias pirmas varžybas mano žaidėm su SKA, Sankt Peterburgo draugiškas. Ir mes buvom ten 4 dienas turbūt čiuožė, o jie mėnesį. Gal baigiam, neatsimenu rezultato, 7-1, kažkas tokio, žodžiu, mus ten suvalgė. Toks pirmas atsiminimas. Po varžybų dar bulitus mušėm, tai nežinau, man gal kento traut ir man davė mušt. Atsimenu, išeinu visas drebantis. Bet pavyko įmušti iškart kažkoks palengvėjimas, žinai, atrodo, tokiai komandai čia įmušė. O po to, po kelių dienų ten būdavo tradicinis ten toks turnyras Raumai, žinai. Ir ten susirenka gal 6-8 komandos ir 2 grupės tarpusį žaidė, bet tokios trumpas turnyrėlis per 2 dienas. Ten 2 kėliniai po 15 ir ten visi su visais.
Aš atsimenu, žinai, išeinam žaisti irgi dar toks jaudinęs viską. Čia tik kažkaip viduriniai zonai atkovojau tą ritulį, tik apsisukt, atrodo bėgsiu atakuoti. Kažką tik apsidairau, žiūriu, nėra šaibos jau ritulio, jie bėga į mūsų vartus, net nespėjau pažiūrėti, kada jie atėmė iš manęs. Antiek tas greitis buvo visiškai kitoks pradžiai. Tai kol reikėjo laiko, ta prasme, kol tu ateini iš vieno lygio į kitą, tai kaip ir visur, tu turi tobulėti ir kažkiek laiko turi praeiti, kad tu priprastum prie to. Nu, jeigu dar duoda šansą, kitu atveju gali, žinai, pasakyti, netrauki ir važiuok namo. Taip. Tada dar galima sakyti ir pasisekė tau, kad, tau vis tiek davė šansą. TPS-as, čia rimti reikalai. TPS yra rimtas. Taip. Ir, tau kaip, be aišku, tu žaidėjai jau tave parekomendavo, kas yra labai svarbu Skandinavijai. Gera rekomendacija. Tu gali ir nelabai ten, žinai, būt, sakykim. Bet rekomendacija, kad, žinai, kad tu esi geras, žmogus geras, šiaip su tavim, tavim galima pasitikėti. Tai čia svarbiau, negu kad gal, tu žinai, viską gali pripratinti, čiuošt geriau mest, ten dar, žinai, o per vasarą tave paėmė, parašė. O ten jau pats, žinai, puikiai, kad per varžybas. Tarp kitko skaičiau, Scotty Bowmanas, toksai treneris buvo, iš jos dar, aišku, gyvas, bet jisai sakė, kad iš tavo tiesiog nuomonė, kad žaidėjai geriausiai susižaidžia būtent varžybų metu, ne treniruočių metu. Gali šitą patvirtinti? Nežinau, šiaip sunkus klausimas, taip, kad atsakyti ar taip ar vienaip. Negalėčiau visiškai sutikti, kad tik per varžybas, bet aš gal vis tiek sakyčiau, kad per treniruotės labiau. Per varžybas tau realiai turi būti susižaidęs, tai jau turi žinot, ką darai. O tą šlifuoji per treniruotę. Nebent ten, žinai. Nes aš pastebėjau, matai, per daug, kad treneriai labai mėgsta, aišku, neprofesionaliam gal ledo ritulį jau, kur pinigus moka, bet bendrai labai makaluoja. Pavyzdžiui, prieš varžybas, žaidėjai žaidžia, ypač jaunimo lygose, žaidėjai žaidžia per treniruotės vienaip, o prieš pat varžybas treneris paima ir sukeičia visus. Ir kaip tu galvoji pačiam, kaip ledo ritulininkui, kaip tau atrodo, kas čia per taktika? Mano atveju tai ta prasme irgi nebuvo taip, kad tu visą laiką turėdavai ten kažkokius savo vienus partnerius ir visą laiką su jais žaisdavai. Taip, kad, žinai, iš vakaro čia su vienais, o žaidži su kitais gal retai būdavo, bet kad miksuodavo ten, žinai, ir trauma pasitaiko, kažkas silpniau sužaidžia, bando kitą, tai kad keisdavosi tie partneriai, tai tikrai dažnai nebūdavo, kad neliečiamybės kažkokios. Sunku persiorientuoti prie kito partnerio? Tai yra, aišku, niuansų, bet žinai, jeigu tu treniruoji tą visą sistemą, visi žino, kas kur turi būti, tu realiai, jeigu tu centras, tu žinai, kad tu turi būti prie tam tikros situacijos toj pusėje, jeigu tu kraštas toj, tai kuris bebūtų žaidėjas toj roliai, žino, ką jis turi daryti, ten jau tik prasideda niuansai, žinai, kažkokie mini, kad gal žinai, į kurią pusę jam patogiau atiduot, gal žinai, kaip jis geriau suksis, bet ten pats tas žaidybinis braižas stipriai nesikeičia vis tiek. Gerai, tu sužaidai ten jau tą turnyrą TPS-e ir prasidėjo sezonas. Kaip tau tas viskas ten, arena buvo, daug žmonių surinkdavo ir kaip iš vis bendrai ta visa atmosfera? Ten, ta prasme, kai gerai žaidži, tai kaip ir visur, arena pilnėja, turi prastų varžybų, automatiškai lankomumas krenta dėl šito, tai čia nieko nenustebėsi turbūt visuose sportuose, tai gal ten Amerikai, kur ten NHL, tai ten kaip tu bežai, nors ir tai bendrai. Atsimenu, Florida anksčiau senesniais laikais, kai prastai žaisdavo, ten pustuščia arena būdavo. Bet pats žaidimas, tai pradžiai sunku buvo, reikėjo įsivažiuoti ir pradžiai ir turėjau vieną rolę, pradėjau nuo ten 3., 4. penketo, buvo čempionų lygos tos varžybos, tai ten net rotuodavo, pasitaikė per ten keletą kartų, kad net iš vis sėdėdavau ant soliuko, nebuvo išleidžiau, tada buvo mintis, gal reiktų važiuoti iš čia grįžti, kur man duoda žaisti, žinai.
Nes Kazakstane to pačiu vėl skambino, klausė, gal grįši, žinai, gal kažką, nu, tai visokių minčių buvo. To kažkaip pradėjau mažumoje daug žaisti, tai ten nebūdavo tas labai malonus darbas, visą laik mėlynas po to vaikščiodavai po 2 savaitės, tas ritulis blokuodamas, bet kažkaip gerai sekęs, žinai, gerbdavo, leisdavo atsakingais momentais, net mažumoje žaisti ir 4-6 galėjai panašiai, kažkaip pirmą sezoną gal toks labiau gynybinis buvau. Po to keitėsi, nemažai trenerių iš tikro pasikeitė per tuos 3 metus, nes rezultatai nebuvo labai geri, norėdavo daugiau, tai aš dabar nesumeluosiu kiek, bet vos net turbūt kiekvienais metais vis trenerių brigada buvo kita, taip su kiekvienu treneriu vis kitą rolę kažkokią gaudavau. Atėjo kiti metai jau ir į puolimą leisdavo biškį papult. Po to dabar nežinau, ar čia paskutiniai metai buvo, ar prieš paskutiniai, kažkaip atradom labai chemiją, kaip sakėjai, ar turi įtakos, tai šiuo atveju labai turėjo. Visą sezoną realiai pražaidžiau su tais pačiais partneriais, tai žaidėm su tokiu čeku Smoleneku, vyresnis buvo, ir su Miko Rantanu, kuris dabar NHL žaidžia. Ir kažkaip tas vyresnis čekas mus ten pirštais pamojuodavo, kur ten mum bėgiot. Mes kaip 2 jauni klausydavom, žinai, ir ten mum labai gerai sekės. Tai tas paskutinis sezonas buvo visiems toks geras visai, žinai, ir man geras. Jau ten irgi ir didesnių planų buvo, kol po to vėl neatsitiko trauma. Nu, ten galėsias. Tavim jau domėjusi, kokie agentai kokie nors? Jau aš tuo metu turėjau Suomę agentą, žinai. Jau net kontraktą, žinai, buvo įtraukta KHL išpirka, žinai, jeigu tu ten perni KHL, tavo klubas ten gauna tiek ir tiek pinigų ir jis jau sako, yra realių variantų, užbaigsi sezoną, tada rinksimės kažką, tai žinai. Ir ten tai kažkaip į antrą dalį sezono prasidėjo man ten klubų skausmai visokie. Padarė vieną realią operaciją, ten rado kažkokių uolę žaizdelę, žodžiu, išoperavo. Sako, 1 mėnesių ten pasveiksi, galėsi žaisti. Praėjo ten tie 1 mėnesių, man kaip skauda, taip skauda, žinai. Aš vėl pas tos daktarus. Nu, sako, dar čia yra kabliukas vienas, jeigu ne nuo to, tai bus nuo šito. Dar vieną operaciją, dar mėnesis, reabilitacija, kaip skauda, taip skauda, jau sezonas baigėsi, žinai, jau kaip ir nežino, ką daryti. Paskutinis, sako, variantas, tada jeigu ne šitas, ten dar vienas sausgis. Nu, aš čia nenoriu, žinai, detalės labai perėti, čia vis tiek reikia suprasti šitą dalyką, tai čia, kad veltui neužšit burnos. Tai žodžiu, padarė tą 3 operaciją, ten jau reabilitacija 7-8 mėnesiai. Mano jau kontraktas baigėsi su TPS, žodžiu, aš ten vasarą ruošiausi, reabilitaciją atlikau, žinai, agentas sako, nu, pas tave tokia situacija, viskas pasikeitė po tos traumas, dabar realiai tokių kaip ir super variantų nėra, gali važiuoti ten į kitą Suomijos komandą, bet ten realiai vos ne už ačiū, žinai, kad vėl užsirodyt, kad tu esi sveikas, kad tu gali žaisti. Aš kažkaip pasvėriau, žinai, ten tą situaciją, atsisakiau, tada agentą pakeičiau, čekas buvo tada mano agentas, šiaip jis gana žinomas, dabar jo klientas yra Draisaitovas, tas čekas, vokietis, NHL, žodžiu, ten, o agentas čekas, jis ten irgi čia per pažįstamas padėjo, tas va čekas, su kuriuo žaidžiau, ten man biškį pagelbėjo, žinai, sutarė man peržiūrai Čekijos aukščiausią lygį Pardubicę. Tai aš jau kaip ir po tos paskutinės 3 operacijos pasiruošęs, žinai, išvažiavau tenai. Kaip ir viskas normaliai klostės, pirmos treniruotės, pasičiuožinėjom, gerai visai jaučiausi, atrodžiau. Išėjom pirmas žaisti draugiškas varžybas, Slovanu, berods Slovakai buvo. Ten irgi bijau sumeluot, bet man atrodo ir laimėjom, ir taškų aš ten pelniau. Gale varžybų taip čiuožiu ir žiūriu, vėl man lygiai taip pat skauda, kaip skaudėjo. Aš galvos susėmiau, žinai, ten jau ir liūdna pasidarė, ir ašarą nubraukiau, žinai. Galvoju, 1,5 metų reabilitacija ir vis tiek viskas tas pats. Tai pasakiau ten, žinai, ir treneriam ir viską, jie ten dar pas savo daktarus nuvežė, bet pasižiūrėjo, sako, nieko nematom, nežinom, ką daryti.
Nu, tai taip ir baigęs tas etapas Čekijai, grįžau namo, jau vos nepačiūžas ant vinies kabint, nežinai, ko griebtis. Nu, kaip ir neturėjau jokių planų žaisti, nes realiai net nežinau, kas man yra, dar čia Lietuvoje pas kelis daktarus nuvažiavau, bet irgi kaip ir realiai nieks konkrečios problemos neįvardino, kas čia galėtų būti. Ir tada kažkaip Berndas Hakė atsirado, treneris. Girdėjai tam. Jis kažkaip su manim susisekė, ten paklausinėjo, kaip ten kas, kaip ką, aš jam papasakau trumpai savo istoriją. Jis sako, žinau vieną gerą daktarą Vokietijai, gal norėtum ten dar nuvažiuoti. Aš kažkaip pradžiai iš vis skeptiškai žiūrėjau, čia vos ne 2 metus reabilitacijos, nieks nepadeda, atrodo, jau net nebetikėjau ir tais daktarais. Jis sako, žinai, važiuok į Vokietiją, į Müncheną, ta daktarė pati garsiausia pasaulyje vos ne šitų problemų, viską apmokėsiu, tipo tu tik atvažiuok. Nu, kažkaip taip pagalvojom, gerai, ką prarasi, dar vienas kartas jau blogiau nebus. Išskridau aš šitą Vokietiją, pasirodžiau daktariai, ten apžiūrėjau per 10 minučių, nei ten kažkokių specialių analizių nedarė, pirštais pačiupinėjo, sako, tai va, čia tau išvarža buvo ir blogai tinklelis uždėtas, sako, neuždengta, kas reikia. Padarė operaciją, sako, už 2 savaičių gali žaisti. O aš 2 metus nežaidžiu. O tai kur čia prieš tai tau darė? Suomijoje. Nu va, tau skandinavų medicina. Aš irgi ne čia bijau jų. Nu, da, iki šiol nebijau, bet po to nurašiau jau. Praoperavo, žinai, gal ne tą, ką nors, žinai, kaip būna šaukštą įsiūna į skrandį, ten dar ką nors, nu tai čia panašiai. Nu tai ačiū Dievui, kad dar ne tai. Nu tai faktas. Nu tai, bet tai, nu tai gerai, tai tu pagydei, reiškia, tau, kaip sakant, likimas nulėmė, kad tu nepatekai į Čekijos lygą. Nu taip gavosi. Tai yra jau, tu jau tada tu turėjai, palauk, tai tu dėl to TPS ir baigei žaisti, dėl to klubo, ar dėl galvos traumų? Ne, tai galvos ten buvo epizodiniai keletą kartų, jie buvo pamiršti, o po to dėl klubo aš realiai paskutinius ten tuos mėnesius žaisdavau su tabletė, žinai, išeini į apšilimą ledą, už pirštinę susikišęs Voltareno tabletėlę, apšilimą ten per skausmą kažkaip pračiuži, tabletėlė į burną ir atžaidi varžybas. Realiai jau net ten būdavo, kad ne visas treniruotės eina tik į varžybas, kol po to ant galo pasidarė, kad jau net ir tos tabletėlės nebepadeda. Nu, tai va ir po to Diegia kažkaip tai, kaip diegimas klube buvo, ar kas buvo? Nu, realiai kiekvieną sprinto žingsnį per skausmą darai, įsivaizduok. Bėgi sprintą ir kiekvienas žingsnis skausmingas. Tai va, tai baigėsi su Suomija, po to trumpas apsistojimas Čekijoje ir va po tos operacijos kaip tik buvo kažkaip Klaipėdoje tas turnyras rinktinės ir galvoju, kaip tik gera proga išsibandyti, žinai, kad nebūtų vėl nuvažiuoji į kažkokį klubą, sakai, kad gerai, o pasirodo, kad negerai. Tai kažkaip atžaidžiau ten susirinktinę porą varžybų, žiūriu, kad tikrai dabar jau viskas gerai, nebeskauda. Ir tada susisiekiau su agentu, vėlgi papasakau situaciją, tai jis jau taip matosi, žinai, irgi skeptiškai biški žiūrėjo, galvoja, kad nebūtų vėl prisišnekėsiu, jis čia tą ir tą padarys, tai net jau sako, davai, tu parašyk man laišką, kad tu gerai jauties ir aš permetu kitom komandom, kad nebūtų čia, kad aš prikūriau. Nu, žinai, jam vis tiek autoritetas, kad nesusigadint savo vardą. Ir taip tada aš po to gavau tryoutą į dėl 2. Į Dresdeną. Ten irgi sužaidžiau kelias varžybas ir jie mane pasiliko kaip ir visam sezonui. Aš pradėjau žaisti kaip ir viskas. Nu, ten šiek tiek kitaip, aš kažkaip visat buvau toks žaidėjas labiau komandinis, atvažiavęs į Vokietiją, supratau, kad ten daugiau vyrauja individualizmas, toks, žinai, tu gali praleisti 3 įvarčius, nieks nekreips dėmesio, jeigu tu įmuši 3 įvarčius. Ta prasme, nu, šiek tiek kitoks stilius, man kaip iki tol buvus toks labiau komandiniam nelabai patiko ir turbūt reikėjo laiko dar prie to priprasti.
Ir aišku, po Suomijos, po Čekijos, tie, kaip sakoma, expectationai biški kitokie buvo, organizaciniai ir panašiai, tai rasdavai kur prie kokių kabliukų prikipti. Kad tai tas biški ne taip, tai tas, žinai, kaip jau lygini į ten, kur tu buvai ir lygini, kur tu dabar esi, tai tada randi prie ko prikipti. Taip. Tai atžaidžiau už tą sezoną kažkaip, nebuvo jis nei labai geras, nei labai blogas, lyginant, žinai, kai 2 metus nežaidus, tai gavos kaip gavos, žodžiu. Ir po to kažkaip po šio sezono pasiūlė į Kazakstaną išvykti. Į Karagandą, kur VHL žaisti. Tai ten išvykau. Ir iškart išlėkiai, net negalvojęs. Pradžiai dar laukiau Europai kažkokių geresnių variantų, bet labai tokių superinių neatsirado. Į dėl 2 tai irgi kaip ir pradžiai nelabai degiau norų, kaip ir sakiau, lyginai viską ir norėjęs, kad kažko geriau. Tai kažkaip nusprendžiau pabandyti Kazakstane. Dar ir finansai geri buvo, žodžiu, lyginant su Europą. Kažkaip taip priėjau sprendimu, kad kodėl nepabandžius. Jeigu grįžtant dar atgal prie tų visų traumų tavo, psichologinis tavo, pavyzdžiui, tas emocijos, kaip, tu sakei, kad jau atrodė, kad jau galbūt ir viskas. Kaip tu tvarkeisi, tau padėjo, nežinau, šeima, brolis, nežinau, kažkas, ar tu tiesiog pats kažkaip tai bandai. Aš įsivaizduoju, kad krūvis rimtas čia buvo. Ypač, žinai, kai jaunam žmogui, kur neturi patirties su to susidūręs, tai šiaip, žiauriai sudėtinga, nežinai, kaip teisingai elgtis, ką teisingai, kaip su kuo šnekėti, žinai. Bet kažkaip sakyčiau, gal žmona labiausiai palaikė šituo atveju, mes visą laiką kartu buvom, jinai tokia jautri, rūpestinga ir kažkaip, sakyčiau, visat stūmė į priekį, kaip man būdavo sunku, rasdavo gal kažkokį žodį padėti, patardavo irgi, nors realiai esame abu jauni, bet kažkaip sukomės, nežinau. Tai jinai visą laiką su tavim visur kartu važiuoja? Realiai ten būdavo, kol dar Kazakstane buvau, tai ten dar draugavom, tai buvo kelis kartą atvažiavo, po to, kai susituokė, tai realiai visą laiką kartu. Supratau, tai gerai, reiškia, buvo palaikymas, normaliai, reiškia. Buvai vienas, palaikymas buvo. Taip. Buvo vis tiek biški lengviau. Lengviau, bet tik tiek, žinai, sakau, o dabar atsukus viską atgal, gal daug kažkokių situacijų kitaip elgtumės, su kažkuo kitaip pakalbėtum, gal iš daktarų labiau pareikalautum, kai jaunas patirties neturi, žinai, tiesiog darai, ką tau pasakė ir irgi duoda savo. Faktas. Matai, tai iš principo tas gerą agentą turės, žinai, kaip kurie uždirba daug milijonų, verta turėti, nes jie visus tos darbus padaro. Žaidėjai nereikia dėl to iš vis rūpintis. Taip, čia kas be ko. Tai gerai, tai dabar tu pakliuvai Vyšąją hokejinę lygą į Sariarką. Ir kaip tau ten sekėsi, kaip ten po visų TPS-ų ir dėl 2? Tai va, tada norėjau dėl 2 atsiprašyti, kad kažkas ne taip patiko. Kas ten buvo tokio? Matai, kai buvai jaunas, žinai, Kazakstane, galvoji tik apie ledo ritulį ir ten, kad tau duotų žaisti. Kai pabuvęs Europai, Suomijai, ten Vokietijai ir grįžti vėl laiku atgal, tai biški sunkoka buvo. Ten, žinai, ir bazės uždarimai, ir kelionės, ir kontroliavimas, ten, vos ne kai armija, žinai. Ten būdavo, kad varžybos išvyko ten 4, žinai, ir išvažiuoja grinai 4 varžybom. Tai čia kokių 10 dienų išvyka. Atvažiavus žmona, žinai, ten šalta. 10 dienų aš išvažiuoju, manęs nėra. Grįžtam po tos kelionės, ten 3 dienas pasitreniruojam namų varžybų seriją. O gyvendavom ten, tarkim, buvau namą gavęs, bet prieš varžybas netgi namų, uždaro visus į bazę, kad visi kartu smagiai gyventų, kartu valgai, tai realiai kokių iš mėnesio žmona mane matė savaitę. Būdama... Kaip jinai pati, pavyzdžiui, ką jinai veikia?
ten nei dirbo turbūt, nei ką. Ne, tai irgi stogas pradėjo važiuoti čia narė ir man, ta prasme, mes nebuvom pratę prie tokių dalykų. Ir šiaip ten toks, nepatiko man po to, tenai atvirai pasakius, žinai, pripratęs prie šio laikiško gyvenimo, kai su tavim bendrauja, kai tau pasako, kaip tau, patarė, o ne, ten, žinai, nesakau, kad mano atveju, bet ten, žinai, būtų, jeigu 30 metų vyram liepia kūlveršius daryti per treniruotę, kažką netai padarai, ten žodžiais visokiais vadina, žodžiu. Jo, ten dar vis kažkaip laikosi tas tokia, nežinau, dar jau gal nebe, aš nežinau. Ne, tai aš sakau, kai tie gal patys vietiniai nuo vaikystės pripratę viskas bet kai tu iš civilizuotos vietos atvyksti, tai nelabai priimtina. Jo, ypač kai, žinai, pas mus visai kitas jau supratimas tas. Gali nebūtinai ten varyti ant žmogaus piktai, bet man tai dar vis keista, kad jie vis dar tenai tą darė bazėse tose uždarinėje. Čia iš vis buvo ten, žinai, ta ruska pitiorka, čia ten juos uždarinėje, aš galvau, kad nieks nebeuždarinėje. Ne, tai ten ir netokių dalykų dar būna. Supratau. Kas buvo kokių nors tokių iš viskas tau, labai buvo šokas didelis, kas labai nepatiko tau? Buvo tokių momentų? Žinau, aplamai ten, sakau, tokie laukiniai vakarai, žinai, kaip pasakyti. Tas spaudimas toks perdėtas. Net nežinau, aš irgi ten jau kaip, neatsimenu, kiek mėnesių pažaidžiau. Kažkaip ten ta drėgmė būdavo labai didelė, šaltis didelis, kažkaip pradėjau blogai jaustis, žinai, lik karščiuot, lik kažką nueini, žinai, sakai, aš karščiuoju, tai ne, tai nesvarbu, kad tu karščiuoji, tu važiuoji į išvyką, tipo. Sakau, tikrai blogai jaučiuosi, tipo, ten visas degi, net važiuoji į išvyką, tipo, pasveiksi, tada žaisi. Aš kažkaip po tuos Europos, po visko jau biškai jaučiau, kad ir savo žodį, žinai, turiu, sakau, ne, aš nevažiuoju, aš važiuoju pas daktarą, blogai jaučiuosi, jie ten manęs užpyko, žinai, aš išvarau į ligoninę, sako, tau plaučių uždegimas. Tai čia ir mirt galima dar? Tai čia ir mirt galima, sako, važiuok žaisti, tai kad po to įvykio dar ta bazė buvo, kad ten uždaros, aš kaip sakau, gana, man atrodo, čia šitų dalykų reikia važiuoti iš čia, žinai. Irgi ir nelabai gražiai, kas buvo, ten, žinai, jau nelabai gražiau išsiskyrėm, ten ir su grasinimais, ir su visko. Man ten po to, žinai, ir istorijų pripasakotų, jeigu sako, gražiuoju išvažiuosi, tai geriau ir išvažiuok, nes yra buvę, kam grasino, kad oro uoste patikros nepraeisi ir liksi Kazakstane ilgesniam. Sako, tai sako, tu geriau labai stipriai su jais nesipyk. Gali ir išvažiuok. Taip. Dėt čiumadanus ir varyti tik tai toliau. Ir tada, o kas ten tas miestas, jisai kažkoks tai ten Kazakstane, ten žmonių, ten didelis miestas, mažas miestas? Aš nepamenu, kiek ten gyventų, nebuvo jis labai mažas, kas ten gamyklos pagrindė, ten realiai iš gamyklų viskas laikėsi, visas sportas. Ir tada tu jau nuvažiavai į šitą. Tu perėjai į Germany 3. Jo, tada kažkaip į galą sezoną, ten porai mėnesių atsirado variantas į Vokietiją išvaryti ir aš jau kažkaip didelių expectationų nebeturėjau, galvoju, važiuoju ten, pabaigsi sezoną, o po to, kai bus, tai bus. Ir kaip viskas buvo tada? Tai nuvažiavau šitą Vokietijos 3 lygą, realiai ten lygis nebuvo aukštas, žinai, palyginus su kur anksčiau žaidžiau, bet kažkaip tas žmogiškumas visai kitas buvo, tu jautėsi, kad, žinai, tave gerbė, realiai sąlygos irgi sudarytos geros, kažkaip kaip su žmona ir šnekam, tai vos ne geriausią laiką turėjom tenai, žinai, tai bendrai paėmus. Kažkaip smagiausiai praėjo tie porą mėnesių, lyginant su viskuo, nei ten traumų turėjai, žinai, pažaisdavai, fanai ten, vokiški, nežinau, esi girdėjęs, nesi, tai ten Vokietijos fanai, tai yra kažkas wow. Kuo jie skiriasi būtent, ką jie daro?
Nu, ta prasme, jie tokie atsidavę, kai matai, pavyzdžiui, Fulės fanus vokiečių, tai jie ledo ritulį tokie patys, ten, jeigu, tarkim, man Suomiją, Skandinavai, jie tokie kuklesni, žinai, jie ten sėdi varžybose, paplostau, žinai, įmušė įvartį, tu toliau vėl ramiai sėdi, žiūri varžybas, o Vokietijai ten realiai visas varžybas 6 minučių dainas dainuoja. Taip, Švedija irgi taip pat. Galbūt aš Švedijoje mažiau susidūręs, vieną kartą tik žaidėm su Djurgårdenu išvyko, šiaip nebuvau, aš daug Suomijai. O tu su TPS buvai išvažiavęs prieš Djurgårdeną? Jo, mes European Trophy žaidėm su jais. Hovėte, bet kaip ten ta arena? Hovėtas. Jo. Nu, tai ten turbūt normaliai jau buvo žmonių? Nu, matai, tuos priesezoninius turnyrus turbūt vis tiek mažiau dėmesio, negu ten kokio Švedijos čempionate, bet nu jautės, aišku, ten jau visai kas kita, bet netgi ir čempionų lygos nieks taip nesureikšmino kaip vietinis čempionatas. Jo, aš buvau čempionų lygoje, pirmas buvo, vienas iš tų, pati pradžia buvo, šiais metais, šio čempionų lygos sezone. Tai nebuvo daug žmonių. Pavyzdžiui, mūsų ta komanda, Brynas, jie tai būna visada pilna arena. Bet kai čempionų lyga, jie žaidė prieš Ciurichą, nu tai taip, pusę gal. Tie mažesni klubai gal labiau kreipia dėmesį čempionų lygą, ten Austrijos kokie, žinai, tokie vidutiniokai, kur ne top klubai, tiem top klubam tai nelabai įdomus. Ne, bet geras ledo ritulys buvo, bet žmonių mažai buvo, nepritraukė tiek. Ir bilietai buvo pakankamai pigus. Jo, pas mus irgi kiek TPS žaisdavom, tai tuos prieš sezoninius turnyrus taip daug dėmesio nebūna. O jūs tu čempionų lygoje nesužaidėte? Nebuvo dar prie tavęs? Aš 3 sezonus berods žaidžiau čempionų lygą. Ai, tu žaidėjai čempionų lygoj. O patiems žaidėjams, tau kaip žaidėjui, skirtumas buvo ten kažkoks, tai kad ar jums čia kaip papildomas dar papildomo darbo davė? Ne, šiaip įdomus toks turnyrėlis, žinai, tu pakeliauji ten rugpjūčio mėnesį, pamatai kitas šalis, su savo komanda susibildini, kaip sakoma, ir šiaip pamatai tos skirtingus lygius, ten švedų, vokiečių ir atrodo topiniai lygiai, bet jie vis tiek kažkuo tai skiriasi vienas nuo kito. Taip visai tokia įdomi patirtis. Aš atsimenu, su Linköpingu dar esam žaidę, Švedijai. Tai kažkaip man iškart buvo tos varžybos, kad atrodo, wow, Švedijos lygis dar aukštesnis, atrodo. Kažkaip Suomiai, tai ten, žinai, gynėjais, polėjais, mes kažkaip išeinam su to Linköpingu, gynėjas, kai duoda kojam pas mūsų už vartų 2 ratus tenais pjauna, visi bėga, visi čiuožia, atrodo, tai iš kur pas juos tiek jėgų. Kažkaip tas švedų čiuožimas sužavėjo, kad ten dar viskas geriau. Nu, matai, SHL-as, tai, arba SHL-as, tai, elitinė lyga, tai, žinai, už TPS-o ne TPS-o, už lygą biški aukščiau lygis. Lygos lygis turbūt kaip Allsvenskas, aš įsivaizduoju. Nu, gal aukštesnis kažkiek. Biški gal aukščiau jo negu Allsvenskas. Europos kažkaip vertina Šveicarija, Švedija labiausiai, po to Suomija, Vokietija, Čekija, o taip kažkaip ten kas kurioje vietoje, taip ir neaišku iki galo, bet kad Šveicarija, Švedija aukščiausiai, tai taip. Nu, bet bendrai aš irgi, pavyzdžiui, žiūrėjau ir Suomius, ir Šveicarų lygą, ne lygą, bet, pavyzdžiui, Ciurichas, man visai smagiai, jie žiūrisi, gerai lekia, visi bėga, ypač, žinai, kur jauni yra, tai, viskas. Taip. Nes pas mus Bekstromas atvažiavo jau pasibaigti karjerą turbūt, tai iškai sulėtėja viskas. Tai jis dar po traumų. Nu tai va, pas jį ten iš vis buvo turbūt labai blogi reikalai. Ir tai dar bėgioja kažką daro. Žinai, ką aš norėjau pasiklausti, dabar tau, iš tų visų šalių, kur tu gyvenai, tau kokia šalis iš vis buvo, pavyzdžiui, smagiausia? Nu, geriausiai tau. Aš kažkaip, kaip ir sakiau prieš tai, labiausiai heavinam fun, smagiai gyvenam, kažkaip Vokietijai labiausiai patiko. Čia koks miestas buvo?
Nu, tai aš keliuose buvau, bet esmė ta, Keliuose. kad aplamai ten tas kažkoks lifestyle'as toks prie širdies būdavo, žinai, toks kažkoks, nežinau, konkrečiai kuom pasakyti žmonės, tas aplinka, nežinau, mentalitetas, tas žmonių gal mentalitetas tai ir Suomių nieko būdavo, bet jie tokie kartais gal per ramus. Bet tas pats vokiškas gyvenimas, žinai, kažkaip visai patiko. O kodėl nelikot Vokietijai? Nu, po to kažkaip atėjo laikas, kad aš po tų traumų, žinai, supratau, kad į tą aukščiausią lygį jau šansų sugrįžti vis mažiau. Nu, ir, ta prasme, ir finansiškai faktas pasiskaičiuoju, kai jau šeima, vaikai kaip labiau apsimoka. Nu, ir nusprendėm, kad Lietuvoje gali ne ką blogiau gyventi, kad jau iš ledo ritulio nebepasieksiu tą, ką norėjau pasiekti, gal taip pasireikščiau. Ir tada jau nusprendėt grįžti su visam. Jo, tada jau nusprendėm, kad aš grįžtu, žaidžiu, darbuojas, žmona darbą susirado ir kažkaip apsistojom jau Lietuvoje. Man kas yra labai irgi svarbu, pavyzdžiui, kaip per visą tavo karjerą skiriasi, čia jau turbūt jauniem, kurie žiūrės jaunimui, tavo per karjerą maisto įpročių pasikeitimas, pavyzdžiui, kiekvienoje šalyje. Tu kažkaip vis keisdavai savo įpročius, ar laikėsi, pavyzdžiui, vieno ten, nežinau, makaronus, ar dar kažką, ar kažkaip varijuodavai, ar su amžium galbūt keitėsi? Nu tai, realiai, kaip ir sakiau, Kazakstane ten mus maitino, kai žaidžiau, Rusijoje maitino, tai ką duodavo, tą valgydavai. Suomijoje mes irgi realiai gaudavom pusryčius, pietus, reikėdavo tik vakarienę pasigaminti, nu, tai... bet aišku, ten jau ir ta mityba būdavo padėliota, kad, nežinau, ne burgerius galimindavo, kai jau valgyti, jau pabalansuodavo, kas sportininkam, žinai, naudinga. Mano, prieš varžybas, tai kaip ir pats sakei, nu, tai makaronai višta populiariausia, dar žuvis gal kažkokia, nu, bet kol pro žaisdavai, labiau prisižiūrėdavai, po to jau leisdavai savo daugiau, taip pasakysiu. Supratau. Ir tavo buvo, sakykime, tau pačiam karjeros pikas buvo TPS-as vis dėlto? Nu, tau jau kaip pačiam, kaip asmenybei. Čia jau tavo jau buvo. Aš manau taip, jo. Aš manau taip, jau gal būtų buvę dar pikesnis pikas, bet tuos porą metų ištryniau, tai žinai, sunku spręsti. Taip. Nu, žinai, kaip yra, jau nieko nebepadarysi, bet, nu, iš principo irgi... Nu, kiek lietuvių žaidžia lygiai? Nu, nulis. Nu, taip, ne, Armalis dabar žaidžia vėl. Nu, Armalis jo dabar atėjo, nes turbūt nesutarė su švedais dėl pinigų. Tai, nu, galbūt. Jo, Armalis. Ne, tai aš, žinai, nesiskundžiu, visokia patirtis yra gerai, viena... Kažkam jinai geresnė, kažkam blogesnė, bet visokia patirtis reikalinga, nebūtinai kaip ledo ritulininkas, bet kaip žmogus gauni gyvenimiškų pamokų. Ką, pavyzdžiui, patartum jaunimui, kurie žiūrės tave, vis tiek jaunuoliai žiūri, ką aš čia kalbuosi su sportininkais, ir ką, pavyzdžiui, tu galėtum jiem patart, patarimą kokį nors, ateičiai. Aš visą laiką akcentavau juodą darbą. Jeigu tu nori kažko pasiekti, turi daryti daugiau už kitus ir niekada nesustoti. O jeigu galvosi, kad gana, tai niekada nebus gerai. Kažkaip, sakau, visą akcentuodavau darbą. Jeigu kažkas nesigauna, jeigu treneris neleidžia žaisti, tai neieškot jame kalties, o žiūrėt, ką tu gali padaryti geriau, kad gautum tą dar vieną šansą, jeigu taip jau atsitinka. Jeigu taip apibrėžti, tai turbūt būtų fizinis pasiruošimas vasarą, negulim ant pliaže, o varom. Maistas irgi svarbu atrasti tai, kad būtų tinkamas, jeigu nori į aukštą lygį kažkokį, tai bent jau pretenduoti. Ir, darbas aikštelėje. Nors su savo psichologija dar darbas, žinai, kad, aišku, ne visą laiką rožiam klota būna, kartais kažkas labiau sekas, kažkas nesiseka, kad, žinai, neužsifokusuoti į blogus dalykus, jeigu kažkas nesiseka, tiesiog toliau dirbti, numot ranką ir stengtis daryti, ką darai ir dar daugiau. Taip, net ir Tadas Kumeliauskas sėdėjo ant suoliuko, trynė. Taip. Niekam nepatinka tai.
Tai ir piktas buvau, bet tai laikiausi. Va. Um, taip, kas čia dar? Jau į pabaigą. Jau paleisiu pas žmoną. O kokios tavo buvo realios svajonės karjeros pradžioj? Vat, Tai, turėjai? Tai karjeros pradžioj pas visus svajonė yra NHL. Kokias per klausimas. Niekada negalvoji, kai pradedi žaisti, kad žaisi Vokietijos trečiojo lygoj. Ne, taip. Nu, bet vis tiek tu pauostei jau tą lygį gerą. Tai aš realiai, ta prasme, faktas, kai vaikas tu nori, svajoja apie tuos NHL'us, bet šiaip realiai tą, ką pavyko pasiekti, nu, aš kaip ir jeigu taip realiai vertinta, nu, labai nenuliūščiau, jeigu kai būčiau vaikas, būtų pasakęs, kad tu žaisi Suomijai, ten, žinai, Vokietijai, kažkur tai. Vis tiek, na, aš tai įsivaizduoju, kad smagu vis tiek, nes, nu, pamatei pasaulį. Tai ir rytinę pusę pamatei, kaip ne visada galbūt reikia, kad reiktų elgtis, kaip žmonės elgiasi. Tada pamatei, nu, skandinavus, vokiečius, nu, daug žmonių sutikai. Tai vis tiek, nu, smagu, vis tiek gyvenimas pilnas. Nesėdėjai kaime su, žinai, kiaulė modėgos nesukai vienos. Ne, tai gyvenimiška patirtis čia vos neeina žingsnis su ledo rituliu, ką tu, žinai, išmoksti iš kitų žmonių, patobulėjai, kokios patirties, patarimų gauni, tai realiai aš ne vien nematuoju ledo rituliu, bet šiaip kaip dar ir žmogaus tobulėjimą. Nu, tai taip, dar kaip asmenybė tobulėjimą. Nu, va taip, tiksliau, apie asmenybę ir turėjau omeny. Nu, faktas, kad nesusiklostė taip jau viskas, kaip norėjai, kad būtų. Šiandien, jeigu šiandien, kokiu momentu būtum padaręs kažką kitaip? Kokį nors vieną, tokį tau atrodantis, kad tai buvo posūkis, į kur ne taip susiklostė. Sunku pasakyti čia dabar iš tikrųjų, nu, tai jeigu taip grįžtant atgal, kaip ir šnekėjom pradžioj podcast'o, kad lengviau yra tiem vaikam, kurie fizišką krūvį gauna nuo vaikystės. Tai, žinau, gali būti, aš dabar galiu tik spėlioti, bet, žinai, galbūt mano kūnas nebuvo ant tiek pasiruošęs, kiek galėjo būti pasiruošęs, kad galbūt būtų traumų buvo mažiau. Dabar tik tai, gali teoriškai spėlioti, bet manau, kad tas nuo vaikystės kūno lavinimas irgi svarbus dalykas. Taip, viskas. Dabar mes padarysim šitą kaip jį. Blitzą, 10 klausimų. O. Ir jau pabaigsim dar reikalus. Dar sekundėlę, gerai? Va, gerai, aš pasiruošęs. Pirmas klausimas. Blitz. Čia trumpai, taip, nu arba savo nuožiūrą. Pirmas dalykas, kurį darydavai prieš rungtynes. Įprotis. Prieš nepą iki varžybų dažniausiai vizualizacijas darydavau. Lemba, vizualizacija. Pirmą kartą išgirdau žmogų kalbantį apie vizualizaciją. Tai pastabdom tada blitzą ir paklausiu tavęs, iš kas tave išmokė to? Kažkaip vaikystėje Sidaravičius biški treneris mums bandė įskiepyti. Visą laiką siūlydavo paskaityti knygą Pasąmonės galia. Esu ją perskaitęs, gal iš ten kažką pasiėmęs. Ir po to dar vieną gerą knygą esu skaitęs. Tai anglų kalba dabar gerai atsimenu. Hockey Tough gal vadinas. Va, būtent šitą. Tai va čia, du mokytojai mano. Nu tai viskas, jau respektas iš manęs didžiausias, jau iš vis. Tai buvo respektas, dar trigubas dabar respektas. Gerai, tai va, fantastika.
Fantastika, tai labai gerai. Tai tau iš principo šiek tiek padėjo tie... Aš jaučiau, kad vizualizacija padėjo. bendrai padeda, ar ne? Aš skaitau, kad padėjo. Aš kaip pat būdavo, kad tu žinai skirtingus epizodus įsivaizduoji ir po to, kai per varžybas kažką padarai ir po to grįžęs namo galvoji, blemba. Aš taip ir galvau, kad padarysiu. Ar ten žinai, išeini kažkur mest metimą atlemiamą ir tu nesuki galvos, ką tu darysi, nes tau visi prieš tai galvojas, ką tu darysi. Jo. Magic, kaip sakant. Smegenų magic. Nu tai gerai, liuks. Fantastinis atsakymas, nesitikėjau ir labai esu maloniai nustebęs. Gerai, antras tada blitz klausimas. Geriausias komandos draugas aikštelėje? Čia aplamai? Aplamai. Visam gyvenime. Geriausias aikštelės draugas. Tai aš kaip ir sakiau, turbūt paminėčiau tą čeką Radeką Smolenaką. Jis man tada tuo metu buvo kaip mentorius Suomiai ir daug dalykų išmokino, pakreipė ir pastatė tiek žaidybinį supratimą, tiek žmogiškai. Mes ten ir ofaisų daug laiko leisdavom, šiaip gana susibildinę tokie man. Okay, gerai. Kas tau yra smagiau? Įvartis ar perdavimas? Nu, realiai, kai komanda laimi, tai nėra svarbu, ar tu atidavai perdavimą ar įvartį. Jeigu taip jau visiškai detaliai pereit, nu, tai kiekvienam turbūt smagiau įmušti įvartį, bet aš kažkaip niekada nebuvau, kad negalėčiau atiduoti paso kažkam į tuščius vartus, kad jisai muštų ar atvirkščiai, žinai. Nesureikšminau taip šito dalyko. Okay. Mėgstamiausias ledas, kuriame esi žaidęs? Tau labiausiai gal įspūdį padaręs? Nežinau, sunku būtų išskirti turbūt vieną vietą, nežinau net iš tikrųjų. Daug arenų didelių, gražių buvau, kad net nežinau. Šiaip vat, kai buvau Rosenheime, Oberlygoj ten būdavo ne tai, kad ledas, bet žiauriai fanai geri. Ir visą laiką beveik pilną areną, tai būdavo žiauriai malonu tenais žaisti. Tai gal išskirčiau šitą vietą. Gerai. Toliau, 5 klausimas. Maistas po rungtynių. Ką po rungtynių valgai? Kažkaip nežinau. Nesureikšmindavau, manau. Kartais būdavo tiek pavargęs, kad tu nieko nenorėdavai valgyti. O kartais galėdavai vos ne gyvą kiaulę suvalgyti, atsiprašau. Nežinau, picas kažkas paprasta. Ten realiai, jeigu tu baigi varžybas vėlai vakare, ten to apetito tokio didelio nėra. Kažką tik įsimeti, kad netuščių skrandžių miegot nueit. O užmigdavai lengvai iš visų, pavyzdžiui, po vakarinių varžybų? Ne, niekada. Iki šiol, kaip ir dabar būna vėlai žaidžiam, žinai, tai problemų būna užmigti, žinai, vis tiek emocijos galvoji, ką taip padarai, ką ne taip padarai. Daug minčių visokių, tai realiai, jeigu varžybos baigės kokią 10, tai be kokių 2, tai beveik niekad ir neužmigdai. Jo, man irgi tekę yra su taurais, ten mėgėjais tokiais pačiužinėt. Jo, mes irgi vėlai baigdavom, tai, nu jo, irgi neįmanoma užmygti. Aš net dabar sim racingą žaidžiu simuliatoriais, tai irgi, pavyzdžiui, aš jeigu lenktynės man vėlai, tai aš viskas užmygti nebegaliu. Taip, 6 klausimas, ar turėjai kokį nors ritualą arba prietarą? Ne, tokių kaip ritualų, prietarų, kaip ir neturėjau, kai kiti ten būna, žinai, lasdas iš šiukšliadėžės deda, ar ten vinioja nuo galo, nuo lasdą, ar dar kažko, pas mane kažkaip tokių nebuvo. Nebuvau labai pritaringas. Nu, kiek aš pamenu, tai ne. Okay. 7. 3 žodžiai apibūdinantis tave aikštelėje. Kovingas, komandiškas, norintis laimėti. Čia gal per daug žodžių, bet kažkas tokio. Ne, gerai. Puikiai. 8. Geriausias trenerio pasakymas, kurio tu niekada nepamirši, arba kuris tau padėjo ateityje, arba tu prisimeni jį. Na, aš kažkaip gal ne tai, kad geriausias, bet nežinau, kodėl atsimenu vieną
savo Sidaravičiaus trenerio pasakymą, kai būna ir dabar aš jaunimui žaidžiam energijai, būna, sakau, neduokit jūs iš už vartų tolimo paso, jį gali ir perimti, ir netikslus, tai visą laiką Sidaravičius sakydavo, sekantis pasas turi būti artimiausiam žmogui, o tas žmogus duoda dar toliau ir taip išeini iš zonos, kad neprarasto ritulio. Tai aš atsakau, ir dabar jaunimai būna Sidaravičiaus šitą pasakymą, sakau, duokit artimiausiai. Aš tai pastebėjau, pavyzdžiui, Švedijoje, treneriai, žinai, kaip mokina vaikus, kad tipo duok tolimiausiam. Nu, Ir tai va, jie gal visą laiką sviedžia ant mėlynos. Ne, tai aš tai nemanau, kad čia yra geras dalykas, bet žinai, kažkodėl tai vat vaikus mokina, kad vienas nubėga atsistoja ant mėlynos ten, jau žinai, įeinant į zoną. Ir visi, tipo, treneris sako, duok ten, kuris yra toliausiai. Nu, dar matai, kad dar nuo to schemų žaidimo priklauso, bet čia realiai, pamaščiu, žinai, jis gauna vienas tą ritulį ant mėlynos ir ką jis su juo daro, kai jau visi komandos draugai pas save pusį. Lekia, driblinguoja, daro turnoverį ir visi bėga atgal. Nu, tai matai, gal vaikuose ten kitokią schemą, kad mokėtų išlaikyti tą ritulį, dar kažką, aš nežinau, bet man tiesiog užstrigęs buvo šitas dalykas, toks daugiau, gal kažką dar sugalvočiau, bet čia su tais blitzais, kai prigauni, daug minčių nėra. Ne, tai labai pirma mintis visada teisingiausia būna. 9 klausimas, žaidėjas, prieš kurį buvo, nežinau, ar prisiminsi kokį nors, bet žaidėjas, prieš kurį buvo sunkiausia žaisti, o galbūt komanda, pavyzdžiui, komanda arba žaidėjas, kas tau patogiau? Nežinau, sunku iš tikrųjų įvardinti, kad sunkiausia komanda, tai kai jau pro lygiai žaidži ten visas tos komandos apylygės nėra tos vienos, kaip sakiau, gal man švedų aplamai tas žaidimų stilius toks, kad švedų komandos būdavo tokios, kad su joms sunku žaisti. Ir visi, kaip sakėjai, 1,9 m čia didelis ūgis, tai pas juos ten mažesnių turbūt ne 1,9 m nėra, visi bėga, visi taip pat stumdosi, tai kažkaip gal pavadinčiau ne viena komanda, o visos švedų komandos. Okay. 10 klausimas, ko labiausiai pasiilgsti iš žaidėjo laikų? Gal tos koncentracijos vien tik, kad varžybos tavo tikslas ir daugiau nėra aplinkinių jokių ten trūkdžių, tu realiai atsikeli, pavalgai, pamėgi, eini pažaisti, to tokio gyvenimo, gal biški kartais ilgiesi tos komandinės atmosferos, kur tu ten, kur visa komanda gyvena tik tuo ledo rituliu, žinai, nėra, kad po darbų susitinki, kad, žodžiu, to tikros ledo ritulio komanda. Jo, supratau. Tai va, ir viskas. Puikiai, ačiū labai už fantastinį pokalbį. Labai viskas liuks gavosi, nes kažkaip visi ledo ritulininkai biškai bijo, atrodo, žinai, kalbėti. Bet labai gerai gaunasi po to pabaigoje. Tai kai iškepsi iki galo, žiūrėsim, kas čia gavosi. Šiaip, man irgi buvo malonu. Smagus klausimai, gerai praleidom laiką. Malonu labai. Jo. Šitą aš tik dar norėjau, čia jau bus off topicas, tai paklausti, tu dar vis žaidėjai energijai? Jo, žaidžiu, bet man dabar koja skilus.